3 moteriškos klaidos, kurios paverčia vyrą kambarioku. Gal tai pažįstama, gal taps gyvenime pažįstama, bet jeigu šiandien išgirsite Mildą Sabienę, tikrai suprasite, kad gali jūsų santykiai būti tokie, apie kuriuos jūs visada svajojate. Tai Milda, kas šiandien mūsų laukia per šitą 1,5 valandos? Tai labas vakaras pirmiems, aš iš karto atsiprašau, jeigu striginėsiu, nes nesu toj nuostabioj šaly dabar kaip Lietuva, kuri vadinasi Lietuva ir kurioje yra pats geriausias Europoje internetinis ryšys. Ir taip mes šiandien einam į klausimą, kodėl santykiai su vyru netrodo tokie kaip pradžioje, ar ne, jeigu esam ilgiau santykių, ar kodėl vyras nebėra tas vyras, kuris degė akimis, kvietė į nuotykius, o dabar atrodo lyg yra kambariokas. Tai jeigu jums tai yra pažįstama, parašykite komentaruose taip. Ir, arba bent jau savo kur ant lapelio, kad matytumėte, jog nesate viena ar ne šitoje erdvėje. Bet šiaip aš labai kviečiu jūs dalintis drąsiai komentaruose tam, kad vėlgi tas pamatymas, pripažinimas jau labai daug lemia. Ir taip, ši tema man taip pat yra artima, nes aš pati esu turėjusi laikotarpį, kai vyras šalia buvo lyg kolega, su kuriuo dalinamės sąskaitomis ir buities darbais. Ir tikrai buvo ne tas, kurio akis žibėtų iš pasididžiavimo ar traukos. Ir žinau, kaip tai skauda, kai moteris jaučiasi nematoma, negeidžiama ir pavargusi. Tai šiandien per šitą laiką mes iš tiesų kalbėsime apie tas pagrindinės moteriškas klaidas, kurios išjungia, taip pasakyčiau, išjungia vyriškumą. Ir parodysiu parodysiu kokius mažus žingsnius galima daryti, kad santykiai pamažu keistusi. Tai irgi pasakau, kad pačioj pabaigoj toms, kurios išbus iki pat galo, bus meditacija, vizualizacija. Tai jeigu jūs norite tai patirti, labai kviečiu išbūti iki pat pabaigos. Nuostabu, man atrodo, motyvacijos čia nemažai. Tai spaudžiam patiktuką avansų, būsim labai dėkingi, tai padeda tiesiog plėsti šitą live transliaciją. Ar vyrams klausė bus naudinga? Taip. Ir čia šitoje vietoje dažniausiai, kai Milda tema sako apie moteriškas klaidas, tai moteris kažkaip pyksta, kad sako, Milda čia maždaug viską verčia ant moterų. Ne, Milda sako, kaip įgalinti tave, šiuo atveju kaip moterį, jeigu tema labiau vyrams kaip vyra, nedaryti tų klaidų ir turėti santykius, nes kiekviena pusė yra atsakinga už santykius ir, kaip Milda sakė, ne 50-50, už 100%, teisingai. Tai kiekvienas šiandien, kas atėjo su savo gal problemom, su sunkumais, su nusivylimais, su nuoskaudom gal, o gal kaip tik su svajonėm apie norimus kitus santykius, arba dar neturėjote tvirtų gražių santykių, tai Milda parodys, kaip save įgalinti ir aišku lauks online kursai, kas norės, Milda organizuoja sistemingai kiekvienais metais tam tikrom temom, moteriškumo temom, santykių temom, tai žiūrėkit, gaudykit geriausias kainas ir ankstyviausius pasiūlymus, teisingai. Tai Milda. Tikrai taip ir aš noriu tiesiog, pridurti prie to klausimo, ar vyrams tai bus naudinga. Aš manau, kad tikrai bus naudinga, nes vyrai irgi jie pagauna, bet kartais nesuveda, kas atsiranda toje moteryje ar santykiuose, ar ne, tokio, kad jie pradeda jaustis kitaip ir sunku įvardinti. Tai aš tikiu, kad jeigu jūs esat vyras ir šiandien klausysite šitą webinarą, jūs galimai galėsite, jeigu jūsų moteris, aišku, pasiruošus ir gali išgirsti, ar surasti savo ir suprasti, tai apie ką čia buvo kalba, kad jūs galėtumėte tą temą pasikalbėti su savo moterimi, tam, kad jūsų santykiai ir ta santykių dinamika keistusi. Tai čia yra naudinga ir vyrams, ir moterims, ir kiekvienas, aš tikiu, tas, kuris yra išmintingas ir nori, kad santykiai negriūtų ir neprarastų aistros, jūs kiekvienas rasite ką išsinešti ir greičiausiai kiekvienas, vėlgi, aš labai visada kviečiu moteris kalbėti su vyrais, nueikit patikrinkit, prašau, šiandien mielos moteris, kurios esat santykiuose, įjunkit tą durnių, tiesiog durnių ir nueikit, žiūrėkit, sakykit savo vyrui. Čia tokia, Milda, kažką čia šnekėjo, gali man pasakyti, tiesa tai ar ne?
Ir galbūt pasakys, kad ne, ir viskas to gerai, ir jūs tada toliau taip gyvenat, ar ne? Viskas su jums gerai. Bet jeigu vyras jums pasakys, kad taip tiesa, tai labai verta dėmesį į tai atkreipti. Jeigu jūs esat vyras ir jūs suprasit, kad jums surezonuoja, kad taip, tai yra tai, radau tuos žodžius, apie ką mes čia kalbam, ir tas situacijas, ir dabar aš suprantu savo reakciją, ir tada, kai aš suprantu savo reakciją, aš tada turiu atsakomybę ir pasirinkimą padaryti kitaip, nes aš dabar sąmoningai suvokiu, kas čia vyksta, taip? Ir tada jūs išlaisvinate save iš tam tikros įprastos veikimo strategijos ir galite irgi kaip vyras padėti ir įsijungti aktyviai į kitokį santykių kūrimą ir padėti savo moteriai prisiminti save kaip moterį. Tai čia visiems yra tikrai labai naudinga. Milda šiandien jaučiu tokiam flow būsenai, tiek tau kalbasi. Tai va, jau praėjo tas 5 minutės mūsų starto, visi, kas galėjo, prisijungėte. Dar kartą spaudžiam patiktuką. Kas Milda matote pirmą kartą, niekad negirdėjote apie ją, neskaitėte nei jos knygos, nei dalyvaujate jokiose patyriminėse kelionėse, kaip ir dabar jinai iškeliavusi po pasaulį, visur keliauja, nei matėt laivo, vienas parašykit komentarą, o kas jau matėte ją, ar dalyvavote kursuose, spauskite 2. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kokias 3 dažniausios moterų klaidos tyliai naikina artumą ir aistrą. Sutiksit, kad tai labai svarbu gyvenime. Kaip jas atpažinti savo gyvenime, kokius pirmus žingsnius daryti, kad vyras vėl jaustųsi vyru, o jūs trokštama moterimi. Tai tikimės, kad šitą valandą maks praleisite ramioje vietoje tik tai savo, pasiimkite kuo rašyti, vandenukų, arbatos ar ką mėgstate ir kaip ir priminame, pačioje pabaigoje bus patyriminė meditacija, praktika, kuri leis jums dar labiau priartėti prie jūsų norimų santykių. Klausimų atsakymų sesija šiandien irgi bus jums pateikta, atiduota ir taip pat pristatysime Magiška moteris 2.0 online atnaujintą programą, kuri patvirtinta laiko ir 1000 atsiliepimų. Tai kas pažįstat Mildą, rašote 2, kas nepažįstate, rašot 1. Nuostabu, dar yra Milda, kur ką pasiekti ausis. Tai trumpai prisistatyk, kaip tu dabar pristatai žmonėm per 1 minutę. Aš prisistatau visada labai paprastai, aš tiesiog Milda, štai kažkada buvo serialas tiesiog Marija. Tai dabar aš tiesiog Milda. Tai tiems, kurie manęs nepažįsta, taip aš esu moteris žmona ir močiutė jau esu. Esu holistinė kaučerė, verslo psichologė, verslo šeimos, verslo ir pinigų temų vedu konsteliacijas, taip konsteliatorė, planuokis ir tikslų knygos autorė, 7 visatos dėsniai knygos autorė. Ir esu sertifikuota NLP praktikė ir meditacijų vedlė. Tai dėl ko mes šiandien taip kalbam, taip aš jau sakiau, kad prieš 16, kas nežino tos istorijos, tai buvo viena tokia mano didžiausių gyvenimo istorijų, kuri iš tiesų lėmė labai didelės mano transformacijas, kad labai daug patyriau ir iš to iš tiesų gimė tai, kas yra, nes viską aš patikrinau pati per savo ar ne patyrimus, per savo santykius, per savo vidinės transformacijas, nes ten tais giliais 2008, 2009, 2010, 2011 metais aš iš tiesų buvau labai nelaiminga santykiuose, kaltinau vyrą viskuo, kad jis nesuteikia man laimės, galvojau, kad jeigu išsiskirsiu, būsiu laiminga, tai buvau, žinokit, pikta kaip žiežula ragana, labai bjauriai elgiausi, nekenčiau savo vyro dėl finansinės įtampos ir dėl visko, nes kambariokas blechamuka. Ir viską galėjau aš pati, nes tik tai aš pati geriausiai žinojau kaip, taip. Tai nors aš tikrai labai buvau sėkminga ir versle, ir karjeroje, tai daugiau nei 4 metus mano santuoka buvo visiška katastrofa, nes aš buvau tokia labai gera, protinga durnė, kuri viską labiausiai geriausiai žino, bet nelabai ką daro praktikoje, kai atėjo laikas, kai sugalvojau, kad reikia skirtis, supratau, kad tai neišgelbės, ar ne? Nes dalykas, kuris išgelbėja, tai yra tada, kai pradedi suprasti save, kai pradedi savo tas vidinės transformacijas ir supranti, kad viską gali padaryti kitaip. Ir per tai man buvo irgi atradimas, o kas aš pradėjau ieškoti, kas tas yra moteriškumas, kas tai yra moteris iš esmės, ar ne, kas yra moteris, nes labai daug klišių, labai daug tokių dogmų, kas yra moteriška moteris ir visa kita, aš ten irgi save buvau prikalus prie kryžiaus, tai pagal viską tokį standartinį paketą,
kol perėjau tą ir pradėjau priimti save tokia, kokia esu, įgalinti save tokia, kokia esu ir skleisti savo moteriškumą toks, koks jis yra, su manais prieskoniais, su manomis spalvomis, su mano charakteriu, su mano energija, neslopinant save, o įgalinant save. Ir mano įžvalgos iš to laiko, tų 4 metų, kai viskas prasidėjo, dar nebuvo to sąmoningumo, mokytojo, aš pati turėjau organizuotis ir ieškoti ir daryti, tai ką per tą laiką aš supratau, kad kaip aš sukūriau savo gyvenimą ir santykius, iš tiesų labai aiškiai atradau dėkojimo stebuklą ir kaip jisai veikia. Ir jeigu man kas nors pasako, kad neveikia, aš galiu pasakyti, kad arba jūs nesuprantat, kaip tai darot, arba jūs nedarot. Nes aš išbandžiau ir aš galiu jums pasakyti, kad galima iš neapykantos pereiti vėl į meilę. Taip. Labai aiškiai suvokiau tada 100% atsakomybės svarbą ir nustojau žaisti vaikų darželį, kai baksnuojama yra į kitą, o tu, o jis, o žinot, kaip labai mėgstam, taip, tai ar čia aš viena, o jis, o ji, ir vaikų darželis ten toks smėlio dėžė labai didelė ir labai dažnai mes ten žaidžiam. Tai vat, tas laikas buvo, kai prasidėjo labai ilga mano kelionė, kuri tęsiasi dar iki šiol savęs pažinimo link. Ir tikrai man labai buvo pasidarė viskas aišku, kad visi resursai, visa galia slypi manyje, o ne kažkur išorėje, jinai nepadėta, nesurišta į kažkokį tai gumulėlį ryšelį ir nelaukia, kol aš ją atrasiu. Ne, viskas yra manyje ir mano tik tai yra atsakomybė, ar aš tai pamatysiu, ar aš tai įgalinsiu, ar aš tai paslėpsiu ir lauksiu, kol kažkas padarys už mane. Ir taip supratau, kad vienas žmogus gali labai daug ir santykiuose vienas žmogus gali labai daug. Vienas žmogus gali tai padaryti, kad santykiai sugriūtų ir lygiai taip pat vienas žmogus gali padaryti, kad santykiai toliau pereitų į kitą kokybę ir vėlgi nepaisant to, ar tai bus skyrybos ar nebus, bet ta kitoj kokybėj visa tai bus ir tai jau yra labai didelė dovana. Ir aš suprantu, kad šiais laikais jūs tikrai galim ar nesekti labai daug socialinių dalykų. Kas vyksta sociume, mes suprantam, kad vienas žmogus gali labai daug. Nuo vieno žmogaus prasideda judėjimai, nuo vieno žmogaus prasideda taikos meditacijos, nuo vieno žmogaus prasideda karo idėjos, taip. Tai vienas žmogus turi labai didelę galią ir jeigu jūs norit pasakyti, kad jūs čia santykiuose aš viena nieko nepadarysiu arba aš vienas nieko nepadarysiu, nustokit savo meluoti. Nusimkit pampersus ir nustokit savo meluoti. Čiulptukus visus iš burnos išsimkit, užaukit ir supraskit, kad vienas žmogus gali labai daug. Tai va, to tikroji magija ypatingai moterims, vyrams taip pat yra leidimas savo būti savimi, nustoti pakuotis ten į kažką, drožtis kaip buratinai ir bandyti apsimesti kažkuo kitu, o ne savimi. Tai taip dabar, čia taip trumpai, dabar aš atsakingai iš tiesų esu pati už save, man patinka tai, ką aš gyvenu, taip kaip aš kūriu, man patinka mano moteriškumas, nes jis yra niekano kito, o mano moteriškumas man patinka, kai moteris šalia manęs esančios pradeda išdėti, švytėti ir irgi pradeda skleistis. Ir jeigu, žinot, kaip yra, sakau, jeigu jūs liūtę turi apsimesti, kad jinai yra avelė, suprantat, kad tai yra neilgam ir labai dažnai moteris bando prisimesti kažko, ko nėra ir užgesina savyje ugnį, kur jinai yra ir ta ugnis iš tiesų yra apie aistrą gyvenimui, aistrą meiliai ir viskam, taip, nes jeigu jūs užgesinat aistrą, jūs suprantat, kad santykiuose, realiai pasakysiu, yra šikna tada, nes nebėra aistros. O aistra prasideda nuo jūsų. Tai vat moteris, kuri neturi džiaugsmo, nejaučia malonumo, nemoka mėgautis ir neturi aistros gyvenimui, tai yra tokia kaip pridvėsusi žuvis išmesta į krantą. Tai va taip, aš čia taip pasakysiu metaforiškai, taip. Ir šiandien mes apie tai, kodėl vyras tampa kambarioku, dėl ko, ar ne, mes apie tai kalbam prieš kalbant apie klaidas. Aš noriu iš tiesų jūs pakviesti, stabtelėti ir pažiūrėti į savo santykius tokiu platesniu kampu. Kodėl vyras tampa kambarioku ir kaip ir dėl ko iš pradžių, ar ne, va, tos degusios aistros, kur buvo santykiuose aistra, pereinami į nuobodulį. Tai pirmiausia, noriu, kad suprastumėte vieną dalyką, vyras netampa kambarioku iš niekur. Ne? Vat nėra taip, kad mygtukas pasispaudė ir jis tampa kambarioku. Tai nėra tik jo ar tik jūsų kaltė, viskas taip pat aš noriu pasakyti, nes apie kaltę aš iš viso niekada niekur nekalbu. Aš visada kalbu apie atsakomybę, nes kaltė
žmogus, kuris jaučiasi kaltas arba kaltina kitą, jisai niekada nebus atsakingas, nesijaus atsakingas. Ir kai mes žaidžiam su kalte, ar ne, kas kaltas? Ten yra vaikų darželis, ten yra pampersai, sotkės, čiulptukai ir visi kiti auklėtojos, mamytės ir kam pasiskųsti. Taip, kai mes tampame brandus ir suaugę, mes prisiimam atsakomybę. Tai aš kalbu apie tai, kad nėra tik jo ar tik jūsų kaltė, tai yra jūsų atsakomybė 100%, jūsų vyro atsakomybė 100%. Ir tai yra jūsų tarpusavio dinamika. Ir kiekvienas yra atsakingas 100%. Ir įsivaizduokit taip, kad santykiai yra kaip augalas. Kai pasodiname, viskas atrodo gražu, taip? Žaliuoja, kvepia, nuostabu, tikrai kas ten turi, kai sodinot ar kambarinės gėlės, ar laukinės gėlės, ar krūmus, ar medžius, viskas fain, ar ne? Bet jeigu nelaistome, jeigu neprižiūrime, augalai pradeda nykti. Ir galbūt iš pradžių tik lapeliai pradeda džiūsti, tai, bet po kurio laiko žiūrėkit visa šaka, o galiausiai ir visas medis. Tai tas pats vyksta ir su santykiais. Kai įsitraukėme į darbus, vaikus, buitį, kai pamirštame vieną svarbiausių dalykų, kad vyras šalia mūsų nėra savaime suprantamas. Reikia suprasti tokį dalyką, kad santykiams reikia dėmesio, šilumos ir tinkamų, taip vadinamų, teisingų energijų. Nes jeigu pereinam į tai, kad čia savaime suprantamas ir bus ir palauks ir taip toliau, dėja, bet tai neveikia santykiuose. Ir toliau einam taip, kad yra keli svarbus dalykai. Pirmas dalykas, kad santykiai kinta etapais. Tai pirmas etapas yra įsimylėjimas, čia dominuoja cheminės reakcijos, ar ne? Tai yra dopaminas, oksitocinas, viskas atrodo tobula, vyras neša gėles, jūs spindite, nuostabu. Antras etapas santykiuose taip yra nusileidimas į realybę, kai nukrenta rožiniai akiniai, čia atsiranda buitis, čia atsiranda atsakomybės ir jei neturime žinojimo, kaip peraugti šį etapą, ar ne, santykiai pradeda stagnuoti. Ir trečias santykių etapas yra tai, kad yra arba augimas, arba smukimas. Ir čia dažniausiai moteris užstringa tose, kabutėse, klaidose, taip, kurios perjungia, nes kodėl aš sakau moteris perjungia, ar ne? Todėl, kad moteris turi labai didelę galią, kurios jos nesupranta ir nemoka, neįvaldo ir pirmas dalykas neprisiema atsakomybės už tą savo galią. Tai va, nes moteris turi tą begalinę galią, kad jos gali labai stipriai ir labai greitai padėti vyrui persijungti į kambarioko rolę. Ir šituo atveju pasakysiu, tai perjungia. Taip. Antras dalykas yra energijų disbalansas. Santykiuose visada vyksta energijų žaismas. Taip, vyriškos ir moteriškos energijų maina. Kai moteris perima vyrišką energiją, tai yra kontrolę, planavimą, veikimą, taip, aš ne apie tai, kad moteris dabar nieko čia nebeturi planuoti ir veikti ir panašiai. Tai vyras praranda motivaciją būti vyru. Aš kalbu, tą vyriškos dalies, ar ne, labai aiškiai moteris moka perimti, net nesusimašiusios, net nestapteldamos, ar ne, jeigu būtų, įsivaizduokit, važiuojam sraute, yra mašinos, ar ne, yra sankryža, yra stop ženklas, tai moteris pro tą stop ženklą pralėktų 100 km/h greičius, net nestapteldamos, taip. Tai va, toliau energijų disbalansas vyksta iš to, kai moteris užsidaro emociškai ir tada vyras atsitraukia, nes nebejaučia ryšio. Ir lygiai taip pat, kai moteris pamiršta savo moteriškumą, vyras tuomet nebemato, kas jį traukia pradžioje, ar ne? Nes jis nebenuskaito, nebemato, nebejaučia. Jis mato fizinį kūną, bet jis nebejaučia ir nebemato moteriškos energijos. Ir trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra nesąmoningos programos. Ir dažnai mes kartojame tai, ką matėme vaikystėje, jei mama buvo stipri ir viską tempė, mes išmokstame moteris daryti tą patį. Taip, jei santykiuose tėvai kalbėjosi tik apie buitį, mes nesąmoningai atkuriame tą patį modelį. Ir tai yra pasąmoniniai modeliai, kurie veikia, bet gera žinia, juos galima perrašyti. Taip. Ir dabar einam prie 3 klaidų, kurios tyliai, bet labai stipriai užmuša tą vidinę trauką ir aistrą. Tai, žiūrėkit, yra labai svarbu. Jeigu moteris užstringa, jeigu moteris užstringa, klaidose, apie kurias kalbėsiu netrukus, santykiai pradeda slysti į tokią draugišką, bet šaltą formą. Taip, vyras nustoja jausti, kad jis yra vyras,
o moteris nustoja jausti, kad ji yra moteris. Ir tuomet gimsta kambariokų sindromas. Mes gyvename drauge, bet kaip draugai ar net giminės, taip kambariokai, gal kartu valgome, kartu važiuojame į parduotuvę, bet traukos nėra. Ir jeigu nieko nedarome, santykiai tampa arba labai šalti, arba nutrūksta. Tai sakant tiesiai šviesiai, jeigu vyras tampa kambarioku, tai reiškia, kad moteris nesąmoningai užėmė ne savo vaidmenį. Ir būtent tai mes šiandien pamatysime. Tai ar esat pasiruošę važiuoti toliau ir sužinoti, kokios 3 klaidas darot moteris, parašykit pliusiuką, 2 pliusiukus. Ir tuoj pat mūsų mylai pažiūrėjai susirinko 600 žmonių. Tai dar kartą pasisveikinam su visais, kas dar tik naujai prisijungia. Spaudžiam patiktuką ir primenam, kad visi, kurie bus iki galo, gaus meditacinę praktiką. Santykiam atgaivinti. Einam. Ir tie, kas irgi iškart dabar tik tai prisijungia, dėkui labai visiems prisijungusiems, tie, kas žiūri, tie, kam įdomu, jeigu nematėt, paskui galėsit pasižiūrėti pradžią, taip. Pabaigoje bus klausimų atsakymų vakarai ir kaip klausimai atsakymai ir kaip Saulius minėjo, taip pabaigoje bus meditacija skirta moterims. Tai va, gerai, važiuojam toliau ir kokios tos klaidos, taip, tai yra pirma klaida, apie kurią aš kalbu jau ne viename webinare, tai yra realiai numeris 1 moteriška klaida, ar ne, kai moteris perima kontrolę. Ir jinai yra tokia dažna, kad kaip yra, iš 100 moterų, tai pasakyčiau 98% pasimaunama ant šitos klaidos. Ir galbūt jūs net neišgirdusios, apie ką mes čia kalbėsim ar kalbėsiu, jūs pasakysit, oi, čia tikrai apie mane, tai jeigu čia tikrai apie jūs, parašykit vienetuką. Tai kas ta moteris, tai kas, ar ne, tiksliau būna, kai moteris perima kontrolę? Ar jums pažįstama situacija, kai jūs aiškinate vyrui, kaip jis turėtų vairuoti? Yra tokių situacijų, pažįstam, ar ne? Arba gali būti kitaip, tai pasireikšti, kaip išplauti indus, kad jis, pavyzdžiui, neišplovė pakankamai gerai. Arba nepakankamai gerai išsirbė, arba nepakankamai gerai, ar netiksliau, kaip reikia išplauti grindis, ar išvalyti langus, ar ten dar kažką tai padaryti. Arba kai atrodo, jei jūs nepadarysite, tai niekas nepadarys, todėl galiausiai viską tempėte ant savo pečių. Pažįstama? Tikrai pažįstama. Aš tai labai šitą pažįstu, nes irgi tai turiu, ta prasme, nėra, kad 100% aš jau būčiau viso to pakeitus ir transformavus, bet tikrai yra ir tai yra labai stiprų ir gaju. Ne? Tai žiūrėkit, bet nuo kontrolės ir prasideda moteriškas perdegimas. Nes tuomet moteris tampa mamele, o vyras sunaitėliu. O santykiai tuomet tampa projektu, bet ne meilė. Taip? Iš pradžių atrodo, kad tai naudinga, nes bent jau viskas bus sutvarkyta, bet ilgainiui vyras pradeda trauktis, nes vyras negali augti ten, kur jis yra kontroliuojamas. Vyrai neauga ten, kur jie yra kontroliuojami. Užsirašykit tai didžiosiomis raidėmis. Tiesiog, jeigu jūs norit, jeigu jūs auginat vyrus, auginat berniukus, kurie yra būsimi vyrai, jie niekada neužaugs ir netaps tikrais vyrais, jeigu jūs nuolatos kaip mamelės juos kontroliuosit, ar vaikelis užsidėjo šalikėlį, ar pavalgė, ar jisai nesuklydo ir dėsit jam visur minkštas pagalves, kad jis tik tai nepatirtų gyvenimo. Taip? Tai kaip atrodo tai praktikoje? Tie, ar ne, buitiniai pavyzdžiai. Patarėme, kaip jis vairuoja, ar ne? Nurodome, kaip ir ką sutvarkyti namuose. Priekaištaujame, kai jis daro per lėtai ar ne taip pakankamai taip. Ir rezultatas tada vyras tampa pasyvus, jis pasitraukia ir tada mes dar labiau galvojame, kad reikia dar labiau paimti viską į savo rankas. Taip, pažįstama?
Tai jeigu jums tai pažįstame, yra keletas irgi pasidalinimų iš klienčių, kai viena moteris pasakoja, kad aš visada planuoju mūsų keliones, ar ne? Ir jei to nepadarysiu, mes niekur neišvažiuosim. Yra labai beje daug tokių moterų, kurios tik iš to metu. Ir iš pradžių jai atrodė, kad tai yra labai praktiška, bet ilgainiui ji pasijuto tokia vienintelė, kuri rūpinasi šeima, o vyras tik pasyviai vykdo jos nurodymus. Ta prasme, žinot kaip, vyras tik tai susipakuoja, pasiema lagaminėlį ir eina iš paskos. Kur mamelė pasakys, ten pabūsiu, kur mamelė paskirs lovą, ten ir pernakvosiu. Ir viskas, išsijungia. Taip. Kita klientė pasakoja, kad aš negaliu patikėti vyrui net pirkinių sąrašo, jis vis tiek kažką pamirš. Rezultatas, žinot koks? Vyras iš vis nustoja eiti į parduotuvę. Faina, taip. Trečia klientė skundėsi, kad jis net nesistengia, atrodo, kad gyvenu su vaiku, o ne vyru. Bet kai pradėjome giliau žiūrėti, paaiškėjo labai paprastas dalykas, kad vyras iš pradžių bandė daryti ir jisai darė, bet kiekvieną kartą jisai sulaukdavo kritikos, tada natūraliai atsitraukia. Nes jeigu jūs lygiai taip pat, ar ne, pagalvokit jūs, kiekvieną kartą sulauktumėt kritikos, kiek jūs turėtumėt motyvacijos daryti. Jūs lygiai taip pat numotumėt ranką ir pasakytumėt, jeigu netinka, tegu pasidaro pats ar pati. Taip? Ir ar jeigu pas jūs vyksta tokie dalykai, vienoje ar kitoj formai, ar pastebite, kad vyras užsideda kaukę? Kaukę kokią, ar ne? Jeigu aš vis tiek nepakankamai geras, geriau iš vis nieko nedarysiu. Ir va taip, tiek, kiek aš dirbu ir tiek, kiek aš kalbu su vyrai, žinokit, tai yra pagrindinis dalykas, ką jie pasako. Aš dariau, aš stengiausi, bet aš visą laiką buvau nepakankamai geras. Kam man gauti, nes ar taip, aš gausiu pylos, aš gausiu priekaišto, aš gausiu kritikos, aš vis tiek būsiu nepakankamai geras. Tai man geriau tada neinvestuoti ir nedaryti, nes rezultatas vis tiek bus toks pats. Tada bent žinosiu, kad gavau kritikos, šiaip, ar taip jos gavau, taip. Ir kas vyksta tada su moteris tuomet jaučiasi pavargusi, suirzusi, pikta ir jinai įeina į tą ir vėl viską turiu daryti pati, ar ne? Ir tuomet gaunasi užburtas ratas. Kuo daugiau moteris kontroliuoja, tuo daugiau jinai reiškia priekaištų, tuo daugiau reiškia pretenzijų. Taip, ir tuo mažiau vyras įsitraukia. Kuo mažiau vyras įsitraukia, tuo labiau moteris kontroliuoja. Ir tas kontroliuoja. Mamelės pusė veikia tokia matsnai, taip. Labai stipriai. Tai žiūrėkit, kodėl taip nutinka? Moteris dažnai įsijungia į kontrolę iš baimės, taip? Dabar 3 tokias pagrindinės baimės. Iš baimės, kad jeigu jį paleis, niekas nesuveiks, taip? Iš baimės, kad vyras netitiks lūkesčių. Iš baimės, kad ji liks viena. Bet jeigu mes tai pervedame į energetinę kalbą, kai moteris tampa mamele, ji iš vyro atima erdvę būti vyru. Ji pati užima jo vietą. Realiai ji neleidžia vyrui būti vyru. Ir kas tada vyksta? Vyras arba tampa pasyviu, arba tampa dar vienu vaiku, už kurį reikia atsakyti. Ir tada moteris vaikšto ir su pasididžiavimu sako, aš turiu 2 vaikus ir dar vieną. Pažįstama, girdėjo tokių pasakymų? Aš tai tiek ir tiek, žinokite, esu girdėjus. Ir nesąmoningai moteris pati paverčia savo vyrą vaiku ir dar kas yra, toks didžiuojasi tuo ir puikuojasi, taip? Ir tada jį klausia, kodėl jis neprisiema atsakomybės? Vat kodėl jis neprisiema atsakomybės? O atsakymas yra, nes jūs paėmėte vyro atsakomybę savo. Tai dabar, mielosios, noriu, kad jūs savo trumpai užsirašytumėte, kokiose srityse jūs labiausiai kontroliuojate vyrą. Gal tai buitis, gal finansai, gal vaikai, kiekvieną mes čia turim savo asmeninių reikalų, ar ne? Pasirinkite savo situaciją, kurioje jūs nuolatos jaučiate, kad aš privalau paimti kontrolę, ne jeigu ne aš, tai niekas nebus padaryta. Ir tiesiog savo užrašykite, nereikia dalintis, galite ir pasidalinti, čia vėlgi tas įsitraukimas visada yra fainas, nes pirmas žingsnis yra pamatyti, kurioje sferoje, kokiame kontekste jūs perimate kontrolę. Taip? Tai kas tuo metu nutinka vyrui, ar ne? Tai leiskite jums labai aiškiai tai pasakyti, kad vyras nori jaustis reikalingas.
Ta prasme, vyriškas pradas, vyriška energija, vyrai, jie nori jaustis reikalingi. Nuo pat mažų dienų, nuo tada, kai jie yra maži berniukai, jie nori būti reikalingi, jie nori jaustis, kad jų indėlis yra svarbus. Bet kai moteris nuolat pasako, tu darai neteisingai, jis nesąmoningai išsijungia, ne? Kažkada jį taip išjunginėjo mama, paskui pradeda išjunginėti jo moteris. Ir vyro psichikai tai prilyksta tokiais mažoms nuolatinio pažeminimo dozėms. Tai yra nuolatinis pažeminimas, tu nepakankamas, neteisingai darai, taip toliau. Ir ką jis pradeda daryti, jis pradeda gyventi su šūkiu, kad tik išvengčiau konflikto, geriau nieko nedarysiu. Ir kas tada? Moteris pavargsta, nes viskas gula ant jos pečių, vyras pastraukęs, santykiai virsta kambariokystė, taip? Tai va, jeigu jūs norit padaryti tokį mažą eksperimentą, tai per artimiausias 3 dienas tiesiog sąmoningai stebėkite, kiek kartų jūs taisote ir patarėte vyrą. Patarėte vyrui, ar ne? Ką daryti? Ką daryti? Vat kur jūs patarėte ir kokiuose kontekstuose. Pavyzdžiui, įstato daiktą ne ten. Arba daro dalyką ne tokiu tempu, kaip jums norėtųsi. Užsirašykit savo bent 3 atvejus, kur galėjote patylėti, bet neišėjo. Bet neišėjo, bet išvėmėte nesąmonėlę. Ir pabandykite kitą kartą nieko nesakyti. Nes va čia jau įsijungia savistaba, čia įsijungia sąmoningumas, čia jau pradedat save ar ne pažinti ir opa, čia nesusilaikiau. Geras, ar ne? Ir leiskite jam padaryti savaip, leiskite vyrui padaryti savaip ir pamatysite, gal bus neidealu, bet bus padaryta. O svarbiausia, jis jausis, kad jis prisidėjo. Ir jeigu dabar klausot vyrai manęs, parašykit, ar čia ši tema, ar aš ne į temą. Čia nusišneku, kaip višta kudakuoju, ar čia į temą jums eina. Va, rašo Greta, pas mane vyras kontroliuoja. Ir kaip, Greta, jūs jaučiatės, kai vyras jūs kontroliuoja? Tikrai turbūt nesijaučiat kaip moteris, o jaučiatės kaip mergaitė, kurią kontroliuoja tėtis. Taip? Tai irgi įdomi dinamika. Verta apie tai pagalvoti. Taip? Ok, antra klaida, tai yra emocinis atsiribojimas. Tai yra, jeigu jums pažįstama tokia būsena, ar ne, emocinis atsiribojimas, kai gyvenate su žmogumi, bet jaučiatės vieniša. Taip? Kalbatės tik apie darbus, sąskaitas, vaikus, bet ne apie jausmus. Iš išorės atrodo, ar ne, wow, šeima yra, visi gyvena kartu, kokia graži tobula pora, bet viduje tuštuma. Taip? Ir štai čia prasideda didžioji problema, moteris nustoja dalintis tuo, ką jaučia savo širdimi, o vyras nustoja bandyti ją pasiekti. Taip? Nes neįmanoma prisibelsti į tą užrakintą moters širdį. Tai kiekviename iš mūsų mes turime nuoskaudų, kartais pasakytų žodžių, neišpildytų lūkesčių ir mes išmokstame saugoti savo širdį. Mes užsidarome ir labai dažnai mes iš tiesų tą strategiją pradedame neštis jau nuo vaikystės, ypatingai jeigu ten jūs buvote tos, kurios turi būti geros mergaitės, tai geros mergaitės turi itin daug nuoskaudų. Ir ką tuomet daro moteris? Įvyksta tylos karai, taip, pasidaro patogiau nebesakyti, ką jaučiu, tiesiog tylėti. Bet tada santykiai virsta į praktinį tokį bendrabutį. Kas nupirks duonos, kas nuveš vaiką į treniruotę, kas parveš iš mokyklos ir panašiai. Moteris galvoja, kad ji taip apsisaugo, bet iš tiesų ji nutraukia artumą. O vyras jaučiasi nebereikalingas emocinėme lygmenyje. Ir kai vyras jaučiasi nebereikalingas emocinėme lygmenyje, jūs suprantate, kad jis pradeda daugiau laiko leisti darbe su draugais, telefone, kai nebėra moteris, užsidaro ir nebėra emociniam lygmenyje artumo, pradeda seksas retėti, taip, ir tada po kažkiek laiko, kadangi emocinis artumas uždarytas, seksas yra sumažėjęs, atsiranda trečiosios šalys, taip, ir tada pasekmė yra moteris jaučiasi vieniša net būdama santykiuose, atsiranda trečios šalys ir tada prasideda aistra ir prasideda pyktis, nes tada moteris pradeda rodyti emocijas. Tai žiūrėkit, dabar jeigu klausot vyrai, irgi labai įdėmiai klausykit, lygiai taip pat moteris, aš jūsų prašau, paklausykit, kaip tai gali atrodyti, taip, irgi tokie realūs pavyzdžiai, kai viena klientė sakė, ne, kad aš nustojau jam pasakoti, ką jaučiu, nes vis tiek jis nesupranta. Yra taip, jeigu yra, parašykit 2 pliusiukus. Ir iš viso, jeigu jums šitas emocinis atsitraukimas jums yra pažįstamas, parašykit 2.
Tai vat ta klientė jį tylėjo, jis užsiėmė savo reikalais, jie gyveno vienose namuose, bet jau po metų atrodė kaip kaimynai, taip, nes jis vis tiek nesupranta, nes tada moteris nesugeba pasakyti ir iškomunikuoti, ko jai reikia, kad vyras ją suprastų, ką jis turi padaryti. Ir vyras tikrai nesupranta, kad jisai, ką jis turi padaryti, jeigu nesuprastų. Aš savo vyrui turėdavau pasakyti, žiūrėk, sakau, dabar man nereikia patarimų, tu tiesiog linksėk galvą. Tiesiog. Ir jau mes po to pasijuokdavom ir jis turėdavo linksėti galvą tam, kad aš jaučiausi, kad suprasta ir išklausyta. Taip. Kita moteris pasakoja, kad mes neturime laiko pasikalbėti. Taip. Bet kai pažiūrėjome giliau, jie turėjo laiko, žinot, turėjo, bet pokalbiai visada sukdavosi apie buitį. Ir ji niekada nepasakė savo vyrui, žinai, aš jaučiuosi liūdna, ar man reikia tavo šilumos, arba aš tai būdama ir kalbėdama su tavim jaučiuosi laiminga. Ir tada iš kur vyrui žinoti, taip? Nes atsiranda atsiribojimas ir šaltumas. Ir dar vienam klientė tai prisipažino, kad jinai bijo pasakyti, kai jai skauda, nes bijo, kad jis nesureaguos. Ir taip jį kasdien vis save saugojo, bet iš tiesų tiesiog kūrė dar didesnį sieną tarp savęs ir vyro. Ir jeigu jums tai pažįstama, yra taip, matau, dvejetukų daug, yra daug, vadinasi, to atsiribojimo. Tai yra nuostabu ir Rūta čia komentuoja, dėja ne visų psichotipų žmonėms, ne tik vyrai geba dalytis emocijos ar juos suvokti. Ir Rūta, jūs žiūrėkit, tai jūs galite fantazuoti ir dabar čia apie bilę ką rašyti. Aš jūs kviečiu pirmiausia nefantazuoti bendrai, o pagalvoti apie save, gerai? O čia skiriasi sąmoningas žmogus nuo nesąmoningo. Nes jeigu jūs atėjote čia papizdėlinti, o taip tiesiai šviesiai pasakysiu, ir pakalbėti apie visus ir duoti visiems prescription, pirmiausia atsigręžkite į save ir pasižiūrėkite į veidrodį. Atsigręžkite į save ir pasakykite savo tiesiai su savimi, kiek jūs gebate prisijungti, nes dabar, kai jūs rašote, dėja ne visų psichotipų žmonės, bet jūs esate tas psichotipas, kuris nemoka įsileisti į širdį ir nemoka atsiverti. Jūs darote tai, bet rodote į pirštus į kitus, ar ne? Tai atkreipkite tai dėmesį, nes čia, kaip sakant, puikybės karūną užsidėti lengva, pripažinti savo yra sunku. Ir psichologinė pusė, ar ne, dėl ko moteris atsiriboja, vėlgi, ar ne, ta prasme, pas mus eina tie instinktai, ir dažnai tai yra iš baimės, ar ne, tos paprastos, kad vyras nesupras, kad pasijuoks ar atmes, kad dar labiau įskaudins. Ir ką tada moteris tada renkasi tylėti. Bet kas tuomet vyksta? Moteris atrodo stipri, bet viduje jaučiasi vieniša, taip, vyras atrodo ramus, bet viduje jis jaučia, kad yra nustumtas. Ir abu gyvena tame pačiame name, buityje, bet jau ne tame pačiame ryšyje. Ir čia slypi esminė problema, kad būtent emocinis atsiribojimas ir atsitraukimas yra pirmas žingsnis į emocinės skyrybas. Pirmas žingsnis. Santykiai nenutrūksta staiga, jie miršta po truputį ir tyliai. Ir prie to labai stipriai prisideda tas saugojimas savo širdies, bijojimas būti pažeidžiamu ar pažeidžiama, nemokėjimas kalbėti ir komunikuoti. Ir pavyzdžiui, mes tikrai labai daug, ar ne, magiškos moters kurse paimam, vieną mažą dalelytę apie komunikaciją, mažą dalelytę. Santykių kurse irgi paimam mažą dalelytę komunikacijos, bet moterims tos, kurios yra praėjusios magiškos moters kursą ar santykių kursą, yra antra pakopa, būtent moterims tam, kad išmoktų komunikuoti su vyrais, tam, kad išdrįstų, ne, nes yra baimės. Irgi neseniai gavau klientės tokią klausimą, ką sakyti, ar ne, jeigu aš galiu kalbėti lengvai apie džiaugsmingus dalykus, bet apie liūdnus negaliu. Ir aš sakau, žiūrėk, tu esi praėjus tą antrą pakopą, pritaikyk tai, ką tu ten išmokai, pasakyk, pasakyk, kad man dabar nedrąsu, man dabar baisu, ir pasakyk, taip, nes būtent per tai mes augam. Ir čia aš jūs kviečiu tiesiog labai trumpam irgi pagalvoti savo, kada paskutinį kartą pasidalinote su savo vyrų jausmu. Ne kaltinimu, ne priekaištu, ne pretenzija, o būtent jausmu. Tiesiog jausmu. Man šiandien liūdna, aš esu pikta, ar ne? Ne, kad tu mane supykdai. Aš jaučiuosi džiaugsminga, aš jaučiu nerimą, man dabar baisu, ar ne? Kada jūs paskutinį kartą, iš tiesų, tiesiog taip labai paprastai pasidalinote jausmu. Ir galbūt jums atrodys, kad jūs dalinotės, bet atkreipkite dėmesį, kaip dalinotės, nes jeigu už to slypi priekaištas ir nukreiptas pirštas, ką apkaltinti arba kaip pasteisinti, tai čia nėra pasidalinimas jausmu.
Ir ar dažnai kalbate apie darbus, apie tai, kaip jūs iš tiesų jaučiate? Ta prasme, ar jūs dažniau kalbate apie darbus ir buitį, ar kaip jūs jaučiate? Aš garantuoju, kad 98% jūsų labiau kalba apie darbus, apie buitį, apie reikalus, ką reikės padaryti, bet ne apie tai, kaip jūs jaučiatės. Taip? Ir užrašykite ant lapelio, savo, ar čia irgi vieną jausmą, kurį dabar slepiate nuo vyro. Arba vyrai, ir jeigu jūs dalyvaujate, irgi parašykite vieną jausmą, kurį slepiate nuo moters, nuo savo moters, taip? Ir tai jau bus drąsa, tai jau bus pirmas žingsnis, kad jeigu jūs išdrįstate parašyti čia, jums bus lengviau pasakyti tai savo partneriui, tam, su kuriuo jūs kurite ryšį, taip? Gal tai baimė, gal vienišumas, gal liūdesys, gal pyktis, kas tai bebūtų, tiesiog leiskite savo pripažinti. Ir tai jau yra labai, labai, labai svarbu. Kas atsitinka, taip? Kas atsitinka, kai moteris atsiriboja, vyras, supraskite, tai jaučia, jis galbūt neįvardyja to žodžiais, bet jo vidus sako, aš jai nebereikalingas. O ten yra toks šauksmas ir riksmas, kad vyras jaučia, kad aš jai nebereikalingas. Ir kai vyras nesijaučia reikalingas, jis pradeda trauktis. Kartais į darbą, kartais pas draugus, kartais į telefoną ar televizorių, kartais pas kitą moterį, taip, kuri jo išklauso. Ne todėl, kad jis blogas, o todėl, kad jis ieško vietos, kur galėtų būti reikalingas. Ir moteris tuo metu jaučiasi išduota, bet šaknis viso to yra emocinis atotrūkis. Aš tikrai galiu pasakyti, kad taip, kai aš buvau emociškai atsitraukus, šitą tą ir patyriau. Aš tada kaip didžiausia auka jaučiausi išduota, bet man reikėjo laiko pripažinti, kad aš pati tai sukūriau. Ir tai yra mano atsakomybė, kad aš tą atsitraukimą inicijavau ir aš jį dariau ir jisai kapsėjo kaip nuodai, lašas po lašas, ar ne, ir akmenį pratašo. Tai labai, ar ne, tokia paprasta, bet galinga technika, pasakykit sakinį, kuri prasideda žodžiais, aš jaučiuosi, ar ne. Kaip jūs jaučiatės ir ko jums reikia. Ne ką tu turi padaryti, bet ko aš noriu. Man labai reikia tavo apkabinimo. Aš jaučiuosi laiminga, nes esi šalia, taip. Ir panašiai, kad pastebėkite tiesiog, kad nebūtų kaltinimo, priekaišto ar pretenzijos. Ir čia tik jūsų jausmas būtų. O vyras dažniausiai nori reaguoti į moters jausmą, nes jis nori būti reikalingas. Ir jei šią praktiką pradėsite daryti nuosekliai, pamatysite, vyras pradės vėl norėti būti šalia. Tik tai tam reikia irgi duoti laiko. Ir mes irgi apie tai labai kalbam ir magiškos moters kurse, ir būtent antroji pakopoj moters magnetas, kuri yra. Ok, taip, atsiribojama 100%, Virginijus rašo, taip, tikrai apie darbus kalbam 99%, labai seniai apie jausmus kalbėjom. Matot, kažkas jaučia nusivylimą, kažkas vienišumą, žiūrėkit, labai dėkoju, kad jūs parašot ir aš labai kviečiu, ar ne, jeigu šiandien išdrįso tai parašyti, leisti tai padaryti ir išdrįsti. Išdrįsti pasakyti, nes pradžia jau yra dalis, labai didelė dalis darbo. Trečia klaida, tai yra moteriškumo praradimas. Tai klaida, kur šiuolaikinėme pasaulyje tampa beveik norma, nes mes bėgame, planuojame, darome, užsidirbame ir vis mažiau laiko lieka mūsų moteriškam buvimui. Ir atrodo, kad viskas gerai, kad mes stiprios, mes viską galim, vau, kaip faina, dar čia, žinant, vyras pradeda, o čia lygios teisės ir taip toliau, bet vyro akise mes vis mažiau tampam moterimis, ar ne, vis labiau kolegomis ar partneriais projekte. Draugeliais tokiais, ar ne, tokie draugeliai. Iš išorės tai atrodo gražu, kad stiprios savarankiškos, bet santykiuose tai žudo intimumą, nes vyras jaučia, kad moteris šalia jo tiesiog yra dar vienas vyras, energetiškai dar vienas vyras. Ateina, jis mato moterį, bet energetiškai ten yra dar vienas vyras, taip. Ir tas pasakymas Bobas su kiaušais yra apie tai, kad žiūri moterį, bet mato energetiškai vyrą. Tai moteriškumas tai nesilpnumas. Tai energija, kuri kviečia vyrą atsiskleisti, tai atverti savo širdį, taip, tai yra ir švelnumas, ir grožis, ir žaidimas, ir kūniškumas, ir malonumas, ir gali būti griežtumas, ir aistra, ir aktyvumas, irgi viskas gali. Tiesiog supraskite tokį dalyką, kokia yra pasiekmė, kai moteris praranda ryšį su savo moteriškumu, vyras praranda norą kovoti dėl jos. Nes jis nebemato šalia savęs moters.
Ir klientė, kuri, pavyzdžiui, dirbo vadovaujamą darbą, grįždavo pavargusi, namie treningai, greitas maistas, telefonas, seksualinis gyvenimas išnyko, kaip dalinosi, ar ne, nes ji neturėjo jėgų, vyras pradėjo ją matyti kaip kambariokę, ne kaip moterį. Kita klientė pasakojo, kad aš bijau sustoti, nes jei sustosiu, viskas sugrius. Ir ji buvo nuolatinėme veikimo režime, pamiršo, kas yra malonumas, grožis, švelnumas. Nu, grožis, kai dar išeini ten kažkur dėl kažko padaryti, okei, bet grįžus namo, tas viskas baigėsi. Ir labai dažnai iš tiesų moteris irgi sako, kad aš nesijaučiu graži, nes neturiu laiko pasirūpinti savimi arba rūpinosi tik dėl to, kad reikia, bet ir tos, kurios pasirūpina, jos net neturi jėgų pasimėgauti tuo ir nesijaučia gražios. Bet vyro akise ji tapo nebe ta, kuri traukia, o ta, kuri rūpinasi buitimi. Ir jeigu jums tai yra pažįstamas, parašykit retuką, jeigu jums tai yra pažįstamas. Ar ne, kad turit ryšių su savo moteriškumu ar neturit ryšio su savo moteriškumu, viskas su tuo yra ok, ar ne? Supraskite tokį dalyką, kad moteriškumas tai ne tik išorė, tai energija, tai būsena, kai moteris gyvena veikime, tokiame nuolatinėme, ne, aš negaliu sustoti, aš negaliu pabūti, jį išjungia savo moterišką tą vidinį magnetą. O vyras nori būti prie moters, kurį įkvepia, šildo, vilioja, ir čia labai svarbu suprasti, kad vyras nėra laimingas, kai moteris viską padaro už jį. Jis yra laimingas, kai moteris yra laiminga pati su savimi. Ir tada jis kaip, prie medaus, ar ne, jis ten, ir kai moteris pamiršta savo moteriškumą, santykiai praranda gyvumą, jie tampa darbo santykiais. Klausimas jums, kada paskutinį kartą pasipuošėte be progos, tik savo. Be progos, tai reiškia, ne todėl, kad ateina draugai, ne todėl, kad jūs išeinate į miestą su kažko susitikti ar į darbą ar taip toliau, o tik tai savo, dėl savęs. Ne? Arba kada paskutinį kartą leidote pasidžiaugti savo kūrybą, šokių, kažkokių grožio ritualų, ne dėl to, kad reikia kaukę užsidėti dabar, ar ten plaukų kaukę, ar veido kaukę, ar dar kažką tai, o dėl to, kad jūs save pamaloninote. Ir iš tiesų paskutinį kartą pajutote, kad jūs spindite, kada jūs matėte savo spindėjimą, kada jūs grožėjote savo spindėjimu, tą savo energiją. Tai čia yra tokie rimti dalykai, jie yra labai paprasti, ar ne? Nes kai moteris pamiršta moteriškumą, vyras praranda trauką. Ir jam atrodo, kad šalia yra partnerė, darbe, ar ne, tokia kambariokė, bet ne moteris. Ir tada jis pradeda daugiau laiko leisti su draugais, kompiuteryje. Ir tai nereiškia netgi, kad vyras ieškos kitos, tai reiškia, kad jis praranda tą, kai moteris praranda tą magnetą, kurį traukia, jis netenka, ar ne, tas magnetas, kuris iš pradžių veikia ir kuris jį pritraukia, ar ne, taip, jisai nustoja veikti, ar ne, išsijungia, viskas. Tai yra tokie reikalai. Tai jeigu jums įdomu, ir tos, kurios nori pokyčių santykiuose, atskleidžiant savo moteriškumą, mes kviečiam iš tiesų į 3 savaičių online kursą Magiška moteris. Taip. Ar norite daugiau klausimus? Ar norite? Jeigu norit, spaudžiam pliusą ir klausomės. Tai pristatymo kurso taip pat labai kviečiam užduoti klausimus, nors jų jau turim nemažai. Manau, Milda bus ką atsakyti, bet jeigu turite ypač kažkokių situacijų, kuri kankina, neramina, drąsiai užduokite. Ir primename, kad jau greitų metų bus po klausimų atsakymų sesijos, po kurso pristatymo ir meditacinė praktika, per kurią, Milda, ką mes pamatysime? Žinai, čia nepamatysi, to patirsi. Tai moteris patirs. Aš nesakysiu, tos, kur aš, žinai, tai būnėtai surprizas ir dovana. Taip. O kas dalyvavote šitame kurse ir norite pasidalinti atsiliepimais, jeigu esate čia, nes daug kas Milda seka ilgai, tai galite drąsiai pakomentuoti komentaruose, būsim labai dėkingi. Taigi, programa skirta tau, jeigu tavęs jau santykiai nebetenkina, meilė virto tyla, rutina ir priekaištis, artumo nebėra, tavo širdis trokšta meilės, gyveni streso ir įtampos fone, nesijauti saugi santykiuose, kaip čia daug kas minėjo, mačiau komentaruose, kad manęs neišklauso vyras, jeigu taip pradedi kalbėti apie santykius, iš karto pradeda patarimus duoti kažkokius neaiškius ir jautiesi tiesiog pasimetus, nežinai, ar čia gerai tose santykius, ar čia reikia skirtis, ar bandyti iš naujo kažką daryti, ar kažkokią knygą paskaityti, ar bandyti su savim kažką padaryti, ar plaukus persidažyti, bandai kažkaip išsiversti, bet iš tikrųjų to daryti nereikia, nes
Milda yra viską labai aiškiai sudėliojusi. Per 10 sudėliota Max programa visoms, kurios tiesiog turi santykius ar po skyrybų, vis dar neštas kažkokį skausmą, kaltę, jinai gali jums tikrai padėti. Tai Milda, jeigu būtų keli sakiniai, kokių moterų laukia? Nes čia tik moterim kursas. Dar kartą dar ne, koks klausimas, atsiprašau. Maždaug ryšys. Atsakingų, žinai. Atsakingų, supratau. Kurios tikrai nori. Jo, aš iš tiesų atsakingų. Taip. Jolita sako, dėkoju Mildai už magiškos moters kursą, sako, tai geriausia mano investicija į save. Šiame kurse aš gavau informacijos ir užduočių, kurių dėka pažinau save, supratau savo ir artimų jausmus, per meilės kalbas išmokau prisipildyti save meilę, sustiprinti savo pasitikėjimą, dėkoti savo ir aplinkiniams, bei su meilė ir dėkingumu priimti visą, kas vyksta. Gavau įrankius, kaip išeiti iš manipuliacijos trikampio ir būti šeimininkės pozicijoje. Tai stiprus kursas, kuris keičia mane ir šis procesas vis dar tęsiasi. Toms moterims, kurios dar galvoja apie magiškos moters kursą, bet vis dar abejoja, ar jį rinktis savo, sakau taip ir drąsinu. Tai ačiū Jolitai už atsiliepimą. Kas norite, Magiška moteris 2.0 online programa. Nuoroda tuoj bus įdėta į komentarą, taip pat yra aprašyme ir jūs gaunate tą pačią mažiausią kainą. Pirminis seminaras, kas norite, galite rezervuoti vietą savo kursę su Milda Sabienė. Taigi laukia jūsų 6 valandos transformacinių video paskaitų. Praktiniai įrankiai, kaip pašalinti vidinius blokus, paleisti nuoskaudą, susigrąžinti savo moteriškumą bei santykių lengvumą. Meditacijų rinkinys, specialiai sukurtos praktikos, kad paleistum senus mąstymo modelius ir išlaisvintum moteriškumą. Taip pat klausimų atsakymų sesijos Telegram grupėje, tai būtent Mildos pagalba sprendžiant jūsų klausimus ir neribota prieiga prie kurso medžiagos. Tai mokykite savo tempu, kada norite ir kai kas pasirenka dalyvauti, eiti tuo metu, kai vyksta kursas, kai kas sako, aš noriu ištęsti šiek tiek ir kai kas sako, o Milda, gal norėčiau geriau pas tave asmeniškai pasimokyti, ateina ir vyrai, ir moteris, o jeigu asmeniškai norėtų pas tave, kiek kainuoja tavo konsultacijų paketas? Paketas, viena sesija kainuoja 250 eurų. Labai inspiruoja turėti greitą rezultatą. Geriau nueiti į kursą pradžią, o tada eiti į konsultacijas, jeigu tai reikės. Tai nuoroda yra aprašyme, nuoroda yra komentare dabar ir galite drąsiai prisijungti. Taip pat, kai kas sako, man norisi daugiau, tai tiesiog kviečiame dar išgirsti šiek tiek apie MIDI planą, Maxi planą ir gal norėsite turėti daugiau programos. Milda? Taip, tai aš iš tiesų yra ar ne tas pirmas mini planas, tai yra tiesiog magiškos moters kursas, kuris taip yra labai galingas, labai gilus ir jeigu jūs darysite, tikrai bus pokytis. Antras tai yra MIDI planas, kur aš iš karto sudėjau 2 pakopas, tai ir pirmą ir antrą pakopą, ar ne, antra pakopa yra be galo galinga ir be galo svarbi moterims, tam, kad išmoktume vyrų psichologiją ir šiaip komunikaciją, kuri reikalinga viskame, visur, ir su vaikais, ir darbe, ir su tėvais, ir su draugais, ir panašiai. Jūs ją taikysit ir jūs pamatysite, kokia galia atsiveria, kai moteris pradeda kaip išmoksta tos sveikos komunikacijos. Ir trečias Maxi tai yra planas, kai yra ir magiška moteris, kur jūs einat ar ne per ruoštuką, praeinat antrą pakopą ir tada einat sėkmingų santykių paslaptis, kuriuose jūs jau ar ne dar įsigilinat į tam tikrus dalykus. Ir santykiai irgi pradeda kitaip gerėti, ypatingai jeigu dar dalyvaujat kaip pora tuose santykiuose, bet tai būna labai viskas faina. Tai pasirinkite norimą planą, visi šitie planai yra randami toj pačiai nuorodai, nuoroda yra komentare ir aprašyme. Tai ką gausite programos metu? Patirsite gilią vidinę transformaciją, išmoksite atpažinti ir paleisti emocijos, kurios iki šiol tave stabdė. Nuo ko dažniausiai Milda stabdo tos emocijos? Nes čia tiek darbas, tiek santykiai, nors atrodo, žinai, pavyzdžiui, magiškui moteriai tai nėra tik apie santykius, teisingai. Tai yra apie meilę savo, tai yra apie... Ne, tikrai ne, tai apie santykiai tai yra pirmiausia apie santykių su savimi. Žinai, viskas prasideda nuo santykio su savimi, o būtent emocijų blokai, tai yra tie dalykai, kurie mus stabdo. Tai stabdo ir nuo to paties geresnio gyvenimo, kuris yra ir nuo daug kur stabdo. Tai čia jūsų reikalas, norit to ar nenorit.
Taip. Jeigu jaučiat, kad kažkur lyg atsimušat lyg į sieną, bandote, darote arba jau gal netgi pasidavėte, tai supraskite, kad ten kažkoks yra emocinis blokas, kurį tikrai galima pamatyti ir galima paleisti ir galima tiesiog visiškai gauti kitokią energiją savo pokyčiui. Tai paleiste kontrolę įtampą, tikrai po to atsiranda daugiau lengvumo, mažiau streso, įgysite gilesnį savęs pažinimą, ką minėjo ir atsiliepime Jolita, suprasite tiesiog, kas tu esi ir ko tu iš tikrųjų nori iš santykių bei gyvenimo, sustabdysi žalingus pasikartojančius modelius, nebūsi įstrigusi toje pačioje skaudžioje santykių istorijoje, išmoksi kviepti vyrą ir sukurti erdvę meilę augti, nekovoti dėl trupinių dėmesio, kaip Milda mėgsta pasakyti žodis ubagauti, neubagauk, to dėmesio transformuosite santykius. Iš mamos, sūnaus modelio perėsi į lygiavertę pagarbę partnerystę ir panaikinsite ribojančius įsitikinimus apie save, vyrus, meilę ir moteriškumą. Ir gal kai kam atrodo, kad čia kažkoks kosmosas. Tai kaip įmanoma per 3 savaitės tai padaryti? Milda, kaip sako, tai šita programa 3 savaitės yra pradžia, o po to vyksta mokymasis visą tavo gyvenimą, taikymas tos nuostabios ypatingos praktikos. Taigi, kas norite prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, kas norite savo būseną pakeisti į tokią, kuri iš tikrųjų pritraukia gyvenime norimus dalykus, keičia aplinką, jeigu norite tikrai skirti laiko savo su meilė, o ne iš pareigos, jeigu norite iš tikrųjų suprasti, kas yra tas tikrasis moteriškumas, jeigu norite atrasti savo vidinę galę ir moters magijos paslaptis, šitas kursas yra tikrai jums. Drąsiai junkitės, nuorodą komentare, aprašyme. Aina sako, didžiulė pagarba ir padėka Mildai už šį kursą, kursas išties stiprus, transformuojantis daug žinių ir namų darbų, kiekviena užduotis man atvėrė naują suvokimą apie save, kurio dėka aš pradėjau keisti savo gyvenimą. Apie tai, ką Milda ką tik ir kalbėjo. Šiame kurse aš atradau tiek daug, kad darbo turiu ilgam, jog stiprinčiau ir puoselėčiau magiškumą savyje. Nors Milda atrodo, kad kartais to darbo daug yra, bet kada žmogus supranta, kad jau sėkla atsiranda, žinai, po tavo kursą, kad tai jau veikia. Žinok, po 1 savaitės jau pradėjau suprasti. Tai kas norite? Tai yra pats nuostabiausias dalykas. Renata sako, tiesiog didelis dėkingumas, nebuvo lengva, bet įdomu ir verta be saldumo atvirai pažiūrėti save iš šalies. Daiva sako, labai džiaugiuosi, kad pasidovanojau savo šį kursą. Būna, kad vyrai kartais perka, žinau, kad tikrai tai būna. Jo dėka supratau, kad viskas yra įmanoma, tik reikia daryti medžiagą konkreti, aiškiai, leidžianti gilintis į save. Mokytoja Milda labai griežta, bet nuostabi. Tik jūsų, Milda, dėka atradau, ko anksčiau nepastebėjau. Šis kursas nuostabi kelio pradžia, kelio, kurio norisi eiti, suvokiant, kad gyvenimas gali būti kitoks ir viskas priklauso tik nuo manęs. Dėkoju už šį kursą. Jau kalbant apie emocinę būklę, tu sakai, kad būsena be galo svarbi, nuo kokios būsenos būna, kad perina moteris, iš kokio sunkumo į kokį lengvumą? Žinai, iš įvairių, iš liūdėsio, iš vienatvės, iš vienišumo, iš streso, iš labai daug, ta prasme, labai daug tokių būsenų, iš kurių pereina ir moteris supranta, kad turi savo tą galę, kurias gali valdyti. Ir čia yra pats geriausias dalykas ir pati didžiausia dovana, kai keičiasi moters būsena. Tai tik šio webinaro dalyviams, nors čia yra ir vyrų, tai vyrai gali pastarti savo moterim ir galite nupirkti šitą dovanų kursą iki 4-dienio 23 valandos galioja šitą kainą. Milda visada laikosi žodžių ir taip yra. Tai jeigu turit klausimų kažkokių apie kursą, apie techninius kažkokius dalykus, ar jums tai tinka, o gal turit kažkokią situaciją, kurią norėtumėte dabar gauti bent minimalų patarimą iš Mildos, galite dabar užduoti, nes laukia klausimų atsakymų sesija. Ar dar kažko, Milda, reikėtų pridėti apie mini ar apie geriausią maxi planą? Žinok, viskas sudėta tinklapyje, tai aš tikiu, kad tiem, kam bus įdomu, nueis pasiskaityti jo. Tobulą. Gali... Tai mildasavienė.lt arba nuorodą aprašyme ir komentare. Tai kaip vyks kursas, viską paaiškinom, tiesiog gausite aiškius prisijungimus, 2 kartus per savaitę video paskaitos, kurių trukmė apie 1 valandą, visas 6 valandas, 2 klausimų atsakymų sesijos, praktinės užduotys, va čia esmė, praktinės užduotys ir meditacijos, kad teorija pavirstų realiais rezultatais, įrašai prieinami neribotą laiką, kaip sakom, kol internetas bus. Tai prašom, turėkite ir džiaukitės. Ir dabar laikas klausimų atsakymų sesijai. Taip pat, kas norite, sekite toliau Mildą Facebook'e, Instagram'e ir YouTube kanale, tam, kad gautumėte daug naudingos įkvepiančios informacijos. Tai, Milda, ar pasiruošus klausimam?
Jo, aš pasiruošus klausimas tiem, kam laukia meditacijos, ar ne? Tai padarom 20 minučių klausimų ir tada po klausimų tuomet meditacija. Gerai? Ok, tai gerai. Toma klausia. Sena jau sekėja, labas Toma, malonu linkėjimai tau. Tai ar galite pateikti daugiau pavyzdžių, kur moteris kontroliuoja? Kodėl tai reikia galvoju, bet gerai, pakalbam. Žiūrėkit, Toma, ar neužteko, ar dar jų reikia? Jūs tiesiog atkreipkite dėmesį, ar ne, kaip jūs kontroliuojate, ar dėl ko, ar ne, nes iš kur ateina kontrolė. Kontrolė ateina iš nepasitikėjimo, kad padarys gerai, taip, arba kad iš viso padarys ir ką jūs tada darote. Ar pasiklojo lovą, ar susikrovė daiktus, ar išnešė šiukšlės, čia irgi yra kontrolė, taip. Tas nekaltas priminimas, toks kaip mamos klausia savo sūnaitėlių, vaikelį, ar tu nepamiršai šalikėlio užsirišti šiandien, ar tu pasižiūrėjai šiandien -5, ar tu apsevei kitus batus, čia irgi yra kontrolė. Kaip jūs kontroliuojate vaikus, tai vaikus yra vienas dalykas kontroliuoti, bet jūsų vyrai yra suaugę žmonės, taip? Ir tiesiog atsisėskit su vyru ir paklauskit, žiūrėk, girdėjau tokią temą apie kontrolę, kada galėtų man paaiškinti, kada tu jautiesi kontroliuojamas? Jeigu ir žiūrėkit, ir čia bus labai įdomu. Čia bus labai įdomu. Iš karto toks eksperimentas. Jeigu jūsų vyras pasakys, ne, viskas gerai, aš nesijaučiu kontroliuojamas, čia tokia raudona lempa užsidega ir tokia sirena pradeda kaukti. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūsų vyras jaučiasi su jumis nesaugiai ir negali pasakyti, kada. Nes jeigu jis pasakys, kada jis jaučiasi kontroliuojamas, vadinasi, jo pasąmonė jau yra susikūręs toks modelis, kad jisai gaus dar daugiau struškių, ar ne? Ir tada jūs vėl daugiau pradėsit jį ėsti. Tai čia iš karto jums pasakau. Nes jeigu tai yra vyro atsakymas, tiesiog tai reiškia, kad erdvė nėra lygiavertė, kad jisai nesijaučia saugiai, ar ne? Ir jisai renkasi pasakyti, kad ne, man viskas gerai, nes žino, kas gali būti. Taip. Čia tas pats, pagalvokit, kaip jūs su tėvais elgdavotės, ar ne, kaip būdavot vaikas ar paauglys ar kažką sakydavot, ne, nereikia. Ypatingai, jeigu ten būdavo, žinodavot, kai nesuprantat, pavyzdžiui, matematikos, ateinat, vieną kartą atėjot pas tėtį ir mamą paprašyti, kad paaiškintų matematiką, tada jūs aiškinat ir supratot, oi, blecha, mucha, būčiau geriau neėjus, aš tenais ir neklausus, ir paskui tėvai pradeda klausti, ar tu supranti matematiką, ir jūs sakot, ne, viskas gerai, viską suprantu, nors nieko ten nesuprantat. Nieko nesuprantat. Tai va čia lygiai tas pats, ar ne? Nes jūs suprantat, dėl ko sakot, kad Jo. Tai jeigu vyras pasakys, kad ne, viskas gerai čia iš karto, tada vadinasi labai daug kontrolės, o jeigu vyras pasakys netgi ir ne 1, 2, 3 dalykus, kada jis jaučiasi kontroliuojamas, jūs padėkokit jam ir atkreipkite dėmesį. Ir parašykit jo, kad jisai pristabdytų jūs, kai jūs vėl pradedat nesąmoningai kontroliuoti. Paprašykit vyro pagalbos, kad jūs pristabdytų arba primintų arba įjungtų sąmoningumą. Padės. Visaip, suprantat, būna. Tai bet čia, nes tikrai mes kontroliuojam ir vyrai kontroliuoja, ir moteris kontroliuoja, moteris labiau kontroliuoja, nes tai yra labiau mamiškas instinktas, vyrai labiau paleidžia ir leidžia rizikuoti. Tai čia tiesiog, ar ne, yra mūsų fiziologija ir skirtinga psichologija ir viskas su tuo irgi yra gerai. Tik tai bet klausimas, kokiai roliai mes esam, su vyru, ar mamelės roliai, ar moters roliai. Tai Toma, yra apie ką padiskutuoti su vyru. Dėkoju. Pakomentuokite, kuris planas labiau jūs vilioja, ar mini, tai būtent šito magiška moteris 2.0 kurso online programa, ar spindėjimas plus moteris magnetas, tai yra antra pakopa, kuri galima tik tai praėjus magišką moteris kurso, tai, bent jau Milda taip sakė visada ir atrodo, kad taip bus. Ir kas norit maxi, tai reiškia, jūs sutaupote, įsigydami iš karto 3 kursus, turite programą intensyviai keliauti minimum pusę metų, tai prašom, kviečiam.
Ir malonu. Taip, gerai. O Kristina klausia, ar galima pakartoti kursą, jeigu jau esu buvusi? Kokios sąlygos? Tai aišku, jūs turit prisijungimus. Nu, turit prisijungimus ir viskas yra, tai tikrai kartokit 10 kartų, kiek norit. Mhm. Jeigu Gerai. neturit, žiūrėkit, jeigu neturit prisijungimų, parašykit arba, kur ten neberandat, parašykit į info@mildasabienė.lt ir komanda jums padės. Taip. Bet jeigu turit, atsiprašau, dar Sauliau truputėlį, jeigu turit teachable, žinot kur ir turit prisijungimus, pamiršot slaptažodį, atsinaujinkit ir jūs tikrai ten eisit ir viską rasit. Dėkuoju. Taip, einam toliau. Klausimas, ar moteris pamiršta, ar priverčiama tai daryti, nes jei vyras nedaro vyriškų darbų, kuriuos moteris priversta pasidaryti pati, pavyzdžiui, nuvežti automobilį servizą, prižiūrėti remontą ar statybas, arba prieš tai minėjau, nueik uždaryti vartus, sako, jo uždarysiu, neuždaręs, spėkas uždarė ir taip toliau. Tai kas čia vyksta, kodėl viens kito neišgirsta, žinau, kad komunikacija tu irgi stipriai dirbi kurse, bet kas čia vyksta? Nu čia, žinai, kaip yra, aš tai nekalta, čia jis kaltas, čia, ar aš čia, ar mane privertė. Suprantat, nu čia yra aukos būsena. Jums patinka ten tūsintis, jumsgi patinka tai, kad vat jis tai negali mane privertė, o kai privertė, tada aš galiu pagailėti savęs ir pasiskūsti ir taip toliau. Nes aš čia tikrai nepasirinkau. Tai kaip jūs, dabar aš atsiprašau, aš aržuoju ir intonacija tokia yra taip, nu, tam, kad jūs pamatytume tai, bet iš esmės tai yra apie tai, kad jūs neprisiemat atsakomybės ir žiūrite savo vyrų kaip neįgalų ir jūs, jeigu jūs įsivaizduojat, kad jūs čia paprašėt vyro nueiti, uždaryti vartus, nepaprašėt, jūs kaip mama paliepėt uždaryti vartus. Paliepėt ir tos paliepimo yra kaip mamos, yra daug. Ir čia yra susireikšminimas, jis nedaro vyriškų darbų ir taip toliau. Ir dabar aš esu priversta viską pasidaryti pati. Tai nieks jūsų neprivertė, nebent jūs privertė kažkas ištekėti. Ta prasme, atsikvošėkit, miela mano, atsikvošėkit. Ar jums prievarta kas nors nuvedė į santuokų rūmus? Uždėjo žiedą ir sakė, brangioji mano, dabar tu būsi per prievartą manimą, aš vartų neuždarinėsiu ir vyriškų darbų nedarysiu. Ar jūs į tokį vyrą įsimylėjot? Jeigu jūs į tokį vyrą įsimylėjot, prisimkit atsakomybę. Jūsgi pasakėt jam taip. Niekas neįgrūdo jums šitų žodžių jūsų lūpų. Jūs esat ir dabar laisva. Jeigu jūs esat tokia priversta, nustokit vaidinti auką, prisimkit atsakomybę ir išsiskirkit. Ko jūs čia dabar tokia puikavimas, suprantat, čia yra. Aš nepamiršau, mane privertė. Kas privertė? Nu kas jūs privertė? Dievas privertė. Papūga, kurį jums kartojo pastoviai. Kas jūs privertė? Ta prasme, jūs neturit teisės laisvos valios, iš jūsų šoperavo kas nors tai. Kas atsitiko? Kad visos kitos tai pasirenka, o jūs privertė. Ta prasme, kokioje dar vergovės santvarkoje jūs gyvenat, kuriame amžiuje, kurioje epochoje. Atsikvošėkit, vitaminų išgerkit truputėlį. Nu kažką padarykit ten, suprantat. Nes dabar čia esu žertva, toliau žertvinu. Žertva tai mano suvokimu yra auka, iškart pasakau, kas nesupranta rusų kalbos. Ir toliau tenais tūsinuosi. Nes aš tame jaučiu kaifą, aš tada galiu apkaltinti vyrą ir pasakyti, koks jis suka. Jis nieko nedaro, bet toliau esu su tuo vyru. Tai kieno čia atsakomybė? Kieno atsakomybė? Kieno? Jūs galite nueiti ir vieną tą namą statytis, bet negi jums patinka. Taigi patinka taip turėti tokį vyrą, gyventi su tokiu vyru ir dar iškiai sakyti, kad koks jisai neįgalus ir dar 55 vaikas ar anūkas jūs. Tai va. Čia atsiminkit, čia buvo teatralizacija. Čia Milda jungia, pašaržavo šiek tiek. Tai va, bet kas išgirdo, tai išgirdo, kartais tai suveikia. Nu gerai, labai daug klausimų, nežinau, iš tikrųjų tiek daug, apie buiteką gal tą, kas ką darbus padaro, nepadaro, tai esminis dalykas toksai. Nu, aš nežinau, ar moteris, kuri būna neišgirsta, šiuo atveju ten vėl klausinėje kažko nepadaro, ten taip toliau, tai gerai, jinai atkeliauja pas tave kažkur į kursą, pavyzdžiui, magiška moteris ar ten santykiai ir ką, tai kaip tai gali padėti čia, nu, kaip jai gali tai padėti? Žinai,
Yra, aš taip pasakysiu, jūs galite eiti ne pas mane, jūs galite eiti pas visus kitus ir, galbūt rasit viskas gerai, jeigu mano šaržavimas ar mano tas jums netinka ir taip kaip aš matau, jums netinka, man viskas su tuo yra labai ok. Žinot, yra Mildos burtai. Žinot, kaip vadinasi Mildos burtai? Jie vadinasi pizduliai. Pizduliai. Atrašau pizduliai, ar ne? Tada jums kaip, tada jūs pradat judėti, tada jūs išgirstat, nes prieš tai ten yra kažkokios, tai nežinau, kokios vatos jūs ten esat ar kažko prisikimšę ir taip toliau, oho, ruziškų keiksmažodžių, neįmanoma, norėsiu, kiek norėsiu, tiek keiksiuos. Jeigu nepatinka, atsijungkit, eikit ten, kur nesikeikia, ten, kur glosto galvą ir sako, kai jūs faina ir nuostabi ir toliau kaltinkit visus kitus. Norėsiu, sakysiu, fuck, norėsiu, sakysiu, blet. Kaip norėsiu, taip sakysiu, suprantat? Ir man su tuo viskas gerai. Jeigu jums netinka, oho, pasaulis laisvas, išjungkit. Ir aš jūsų nenervuosiu, bet jeigu aš nenervuoju, jūs tik ryškiai, galiu pasakyti, jūs taip keikėtės viduje ir dar keiksnuojat visus kitus aplinkui, bet čia vaidinat princesę. Va tokią rožinę suknelę, kurį kalba tik tai gražiai ir taip toliau. Kaip noriu, o aš kaip noriu, taip kalbu. Noriu, nahui galiu pasiūs, noriu, blet galiu pasakysiu, galiu pasakyti fuck you ir fuck off. Kaip aš noriu, taip galiu pasakyti. Erdvė mano, suprantat, čia mano namai, mano erdvė, mano kanalas. Nepatinka? O lietuviškai pasakysiu taip, nepatinka, o tik pimpa. O jeigu jums geriau fuck you, tai jūs ir pati atsirinkit ir perkykit, suprantat kaip? Žiūrėkit, kiek piktų ir nemeilės klausytams, labai daug. Čia viena iš tiesiog, taip turi būti, klausykitės ir labai daug stiprių pasaulyje lektorių specialiai kartais pasinaudoja tuos keiksmažodžius tam, kad išmušti šiek tiek iš jūsų to tokio kažkokio ego. Tai kas niekart nenusikeikia, kaip sakoma, pakomentuokite. Blet, tokie, žinai, nušvitėliai dvasiukai, ką noriu, tą rūkau, noriu žolę rūkau, noriu, ką noriu rūkau, noriu gerą orą rūkau, viską rūkau, suprantit, viską rūkau, tabletės valgau, viską darau. Valgau meilės ir neapykantos tabletės vienu metu. O jeigu jūs įsivaizduojat, kad tai yra pyktis ir nemeilė, tai pasižiūrėkite į veidrodį, Rūta. Jums dar kartą aš jums siunčiu didelius linkėjimus ir didelį veidrodį, pažiūrėkit. Ups, kaip užtrigerino kaučerį, ne mane, žiūrėkit, jūs nesusireikšminkit. Laura, jūs užtrigerino. Nepamirškite, kad darote su galimais klientais, pas tokius storžievius tikrai nepirksite. Ir gerai, žiūrėkit, nepirkit. O man visiškai vienodai, jūs supraskit, kad nemokami webinarai yra labai geras filtras. Atsiknysti, kad ne mano klientai atsiknystų nuo manęs, o tiem, kam vibruoja, tie prisijungs. Ir man čia, žinokit, man nebaisu. Ta prasme, neišgazinot Simona konditeriniai kepiniai. Jūs ten galite ten toliau saldžiai glaistyti ir taip toliau. O aš kaip noriu. Eglė, kartokit klausimą pilną, nes aš bandau dabar į viršų scrollinti ir užduoti Mildai klausimą, kurių jinai nemato ir specialiai duosiu tokį netikėtą. Bet šiaip man labai patiko. Gerai, turim 7 minutės. Irma, man atrodo, kad aš esu ją gyvenime gyvai matęs, bent iš nuotraukos matau, kokie, sako, pirmi žingsniai link moteriškumo susigrąžinimo. Tai šiandien turėjom pirmus 3 suprasti, ką jau nedaryti, bet taip, jeigu reikėtų išgirsti, tai ką pasakytum? Ta prasme, žiūrėkit, kokie prystai. Pirmas dalykas yra sąmoningumas. Jeigu aš turiu drąsos pripažinti ir leisti savo būti savimi. Ta prasme, žiūrėkit, ar ne? Labai jums paprastas pavyzdys. Čia, labai daug tokių, užsitrigerino, čia mane pradeda mokyti, kaip aš turiu kalbėti, ką aš turiu sakyti, kur čia ne mano klientai, taip toliau ir panašiai, ne? O aš esu aš. Ir ta prasme, man čia galite rašyti pageidavimų dūdelę. Nes jeigu aš gročiau pagal jūsų dūdelę, kurią aš čia gaunu ir per Instagramą, ir per Facebooką, ir per ką aš turiu kalbėti, ką aš turiu sakyti, aš išprotėčiau. Jūs mane jau psichuškai rastumėt, nes aš bandyčiau prisitaikyti prie visų kitų ir nebūti savimi. Tai pirmas žingsnis suprasti sąmoningai, kas aš esu ir leisti būti savimi ir turėti drąsos prisimti autorystę. Nebandant, ar ne, prisimeilinti ir įtikti kitam. Nes dabar žiūrėkit, koks dalykas vyksta. Ne, labai gera praktika yra.
Aš gaunu taip ir pasakau. Nes ir suprantat, ir tie žmonės, kuriems nepatinka mano atsakymas, jie tada sako, oi, čia užtrigerin. Tarsi tam, kad jūs mane užtrigerinot, aš uždarysiu ekraną, aš pamiršau jūs, suprantat, jūs man, va taip, bet jūs su manim miegosit naktį. Jūs klausysit manęs, ne aš jūs. Suprantat, va čia yra dalykas. Bet jūs galvojat, kad, oi, aš užsitrigrinau. Ne, jūs man labai, aš jums esu labai dėkinga, nes jūs man pasinaudojot atsipurtyti tais, kurie, ne mano žmonės. Ir aš jums už tai labai dėkinga, nes aš esu visokia. Aš esu ir švelni, ir jautri, ir griežta, ir galiu būti pikta, ir kokia noriu aš galiu būti. Suprantat? Aš taikoj su savimi, esu tokia, kokia esu. Ir vat kai atsiranda ta taika su savimi, savęs priėmimas, va čia yra pati didžiausia dovana, kurią jūs galite dovanoti savo. Suprantat? Tai va. O čia dabar pageidavimų koncertas, ar ne? Oi, spinduliuoja, nespinduliuoja. Žiūrėkit, jūs kiekvienas žiūrite į mane per savo filtrus. Per savo filtrus. Per savo filtrus, ne per mano. Ir jeigu kažkam aš ten tokia grubiai, kažkam aš ten tokia ten nespinduliuoja, pasižiūrėkite į veidrodį arba nusimkite akinius, nes jūs ką sakot apie mane, jūs pasisakot savo apie save. O tiesiog. O taisyklė yra tokia. Viskas. O aš ne apie tą jūsų tą nupezusi moteriškumą, ilgi sijonai ir ten, kur viskas tik tai užmaskuota ir taip toliau. Aš kalbu visada apie tikrą, apie gyvą moterį, apie aistringą moterį, kuri gali pasiųsti ir nahui, nebijoti, jeigu taip reikia, ir apkabinti ir iš viso širdies atjausti ir paverkti ir būti nuoširdume, nes tam reikia drąsos. O drąsos, jūs esat labai drąsūs už ekraną. Taip? Tada yra labai daug komentarų. Bet va tie, kas komentavot, beje, jūs atkreipkite dėmesį, ar ne? Kiek iš jūsų, tie, kurie dabar čia man duodat nurodymų, kiek jūs parašėte apie savo jausmą, ko jūs neišsakėt vyrui. Kiek aš matau, nebuvo jūsų tam sąraše, kur jūs parašėt. Va čia jūsų drąsa ir pasibaigė, suprantat? Nes dabar jūs žaidžiate dievus ir panašiai. Ir vadinasi, lygiai tą patį jūs darote šeimose ir santykiuose. Lygiai tą patį. O tada nagus graužiat. Welcome. Gerai, aš noriu, kad Audronė, kadangi 5 kartą užduoda patį klausimą, šunuolė atkaklumas, apie emocijas. Kalbame daug, aš jaučiuosi, tokius žodžius naudoju, sako, iš 10 kartų, 8 kartus naudojam tą. Tačiau šiam momentui kiekvienas aš jaučiuosi, baigėsi gynyba, kaip suprantu vyro, teisingai. Sako, aš savyje jaučiuosi moteriška, seksuali, bet vyras užsidaro. Kaip šiuo atveju? Kaip šiuo atveju magiška moteris kursas ar kitas galėtų atsakyti klausimą? Žiūrėkit, gerai, jūs pasakot, aš jaučiuosi, bet aš čia toliau girdžiu, ar ne, kad kažkas vyksta už to. Jeigu aš jaučiuosi tokia ir toliau vyksta manipulacija, vyras užsidaro. Nes jeigu jūs pasakot, aš jaučiuosi, taškas, tada yra vienas dalykas. Bet jeigu aš jaučiuosi, o dabar tu ar ten dar kažką, bet ir taip toliau, tada čia yra, suprantat, kalbėti tam, kad atverti erdvę, yra menas. Ir jo reikia mokytis. O jeigu rezultatas yra toks, kad vyras užsidaro, tai yra tik ženklas, čia yra tik ženklas, kad aš dar kažkur neįvaldžiau iš to meno. Ir viskas. Ir čia yra, ar ne, jūsų, kad galima sakyti dviejais dalykais. Aš tai pasakiau taip ir vyras užsidarė, ir čia niekas neveikia, taip? Galima pasakyti ir tada, ką jūs padarot, jūs vėl profesionaliai apkaltinat vyrą. Vietoj to, kad jūs pažiūrėtumėte į save ir pasakytumėt, žiūrėk, geras. Ar ne, rakinau šitas duris, bet neatrakinau. Tai jeigu jūs suprantat, kad jūs rakinat duris ir neatrakinat, vadinasi, arba raktą į spyną neįkišot, o galbūt iš viso ne tą raktą kišat, arba galbūt ne tas duris rakina, taip? Ir jeigu taip žiūrėtume kaip į duris, jūs ieškotumėt sprendimo, jeigu jums reiktų patekti į tą kambarį. Bet labai dažnai, kai tai yra santykiuose su vyru, tai mes net nesivarginame, mes sakom, šūdinas raktas ar šūdinos duris, ir tada metat visą tai, taip? Ir viskas su tuo ok, bet tada klausimas, ar jūs iš tiesų norit patekti į tą kambarį, pro tas duris, taip?
Tai va šitoje vietoje aš jums per paralelę, per metaforą pasakyti noriu, kad žiūrėkit, paieškokit kitaip, nes tai yra tik rezultatas visada yra teisingas. Visada. Jis niekada nemeluoja. Niekada. Ir jeigu vyras užsidaro, tai reiškia, kad yra iš jūsų pusės puolimas, kaltinimas, priekaištai arba manipuliacija. Labai dėkojame už komentarus. Turim paskutinį klausimą iki meditacinės praktikos. Kas norite ją išgirsti, labai kviečiam tai padaryti. Kam aktualų kursas, bet kuris iš planų, 1, 2, 3, tai drąsiai įmame. Nuolaida, kaip sakėm, galioja iki ketvirtadienio 23 valandos. Taškas, po to žmonės rašinėja, klausia, ar galima gauti, ne, negalima. Kodėl? Todėl, kad žodis yra labai svarbu ir jo laikytis. Tai Živilė sako, tai, kad Milda kalba tiesą, svarbiausia būti savimi, nes kiekviena moteris yra gyva su savo emocijomis, jausmais, nuotaikomis. Milda, jūs nerealiai. Ačiū tau. Kitų komentarų neskaitysiu, nes nėra laiko. Ir Eglės atkaklusis klausimas. Aš dar matau vieną klausimą, Eglės, kur parašė. Aš Eglės galvoju, labai norėčiau. Gerai, tu sakyk, jeigu matai kitą, bet Eglės norėčiau, pažadėjau. Tai. Jo, čia tos Eglės, kur mano klausimas apie tai, kaip tas nuoskaudas pagauti ir nenešti į santykius, atsižvelgiant į tai, kad suprantu, jog tai mano pasąmoningi elgesio modeliai. Tai žiūrėkit, pirmas dalykas tam, kad tai pagauti, jau labai gerai, kad jūs pradedat gaudyti, bet supraskite tokį dalyką, kad tai bus procesas, nes tų modelių yra begalės, ką mes atsinešam ir ko mes nesuvokiam, nes mes atsinešam ne tik iš vaikystės, bet ir iš prenatalinio laikotarpio. Taip, prenatalinio laikotarpio yra dar daug visų kitų dalykų. Tai yra dalykai, kuriuos jūs galite suprasti savarankiškai, taip ir pamatyti. Yra dalykai, kurių dėja jūs nepamatysit savarankiškai, lygiai taip pat, kaip negalit pasižiūrėti, kas pas jūs ant nugaros, nenaudojant 2 veidrodžių, taip, arba nenaudojant kito žmogaus ir neprašant, kad jis pasižiūrėtų, ar pas jūs ant nugaros yra kažkas. Tai tam yra reikalingos, ar ne, arba terapijos, arba terapeutai, arba kažkokios tai praktikos, kur jūs einat, važiuojat ir žiūrit. Ir man lygiai taip pat reikalingos, ir aš lygiai taip pat einu į terapijas, ir einu į praktikas, ir einu ir žiūriu, ir toliau aš su savim dirbu, nes tai yra procesas, tai nėra vienos dienos dalykas. Tai yra tiesiog, realiai viso gyvenimo procesas. Tik tai skirtumas yra tame, ar ne, vieni sako, oi, kiek čia galima dirbti, tol, kol gyvi, tol ir dirbsim. Ir kitas dalykas yra tai, kad kai mes pradirbinėjam ir po truputį, nes mes galim atkabinti tam tikrus modelius saugiai po truputį tiek, kiek leidžia mums mūsų sąmonė ir pasąmonė. Tik tai tuomet, kai mes esame tam pasiruošę. Nes jeigu mes iš karto viską perintegruotume, tai būtų nesaugu ir mūsų visa sistema neatlaikytų, psichika pakriktų, kūnas irgi tikrai neatlaikytų ir tada, mes, kaip pasakyti, sudegtume, taip. Tai todėl mes galim visada, vėlgi, dirbama yra tiek, kiek prisileidžiam ir kartais galime 10 metų dirbti, bet tik tai po 10 metų, pateini, tu gali ateiti iki tam tikro lygio ir pamatyti tam tikras situacijas. Tai nepaisant to ir žinant šitą informaciją, reikia suprasti, kad taip mes kiekvieną kartą einam į kitą gylį ir kai mes leidžiam savo tyrinėti ir su smalsumu, kad neįti vargt, kad tas pasąmoninės problemas perkonstruoti, taip, bet mes pradam tyrinėti žaismingai ar smalsiai, tada mes bet kokiu atveju gerinam savo kokybiškai gyvenimą, gerinam kokybiškai savo santykius ir automatiškai mes po truputį, saugiai kasamės giliau ir toliau žiūrim, žiūrėk, geras, va čia dar šitas modelis išlindo, žiūrėk, ir šitas išlindo modelis. Tai visokių modelių gali būti ir viskas tuo yra gerai. Ir prieš meditacinę praktiką dar vienas toks įkvėpimas, kaip ir Renatos atsiliepimas buvo tiesiog didelis dėkingumas, nebuvo lengva, bet įdomu ir verta, be saldumo ir atvirai pasižiūrėti į savęs iš šalies. Tai, ką webinaro pabaigoje čia buvo, tai Renata taip apibendrino ir kursą Magiška moteris, kad nebuvo saldu. Salelė, viskas gerai, būk auka. Ne, taip nebus pas Mildą ir pas Mildą jūs būsite įgalintos. Kaip Milda sako, tikslas magiška moteris, kuri žino, ką daro savo gyvenimu, kuri nesiskundžia, kuri žino, kur yra problemos, jas išsprendžia, nebūtinai su vyro pagalba ir pati, nelaukdama, kol pasaulis nuneš tau iš viršaus kokį bananą numes ir tu galėsi pavalgyti. Ne, tu būsi magiška moteris, kuri daro tai, ką nori ir kaip nori. Tai dabar meditacinė praktika. Vyrai, užsikimškite ausis. Gerai.
Bet galit ir pabūti irgi, taip? Tai dabar gerai. Aš labai kviečiu jūs įsitaisyti patogiai, leisti savo kūnui atsipalaiduoti, iškvėpti, įkvėpti. Su atduodusiu iškvėpti ir įkvėpti. Ir iškvėpti. O dabar pajauskite arba tiesiog žinojate, kaip su įkvėpimu jūs įkvėpėte šviesą. Ir su iškvėpimu, su atodūsiu jūs iškvėpėte visą įtampą. Ir dar kartą įkvėpėte šviesą. Ir iškvėpėte įtampą. O dabar įsivaizduokite, pamatykite arba tiesiog žinokite, kad prieš jūs stovi didelis veidrodis. Ir jame jūs matote save. Tokią, kokia dabar esate. Galbūt su savo nuovargiu, rūpesčiais, pareigomis. Pažvelkite į savo akis. Ką juose matote? Galbūt liūdesį, galbūt vienišumą, nuovargį. Ar šiek tiek šalto atstumo. Ir dabar įsivaizduokite, pamatykite arba tiesiog žinokite, kad šalia jūsų atsiranda dar viena jūsų versija. Švelni, spindinti, moteriška. Ji šypsosi. Jos akys pilna šviesos. Jis spinduliuoja lengvumą ir ramybę. Jis spinduliuoja taiką su savimi ir meilę. Pažvelkite į šią moterišką savo pusę. Stebėkite, kaip reaguoja jūsų kūnas. Kokios kyla mintis. Jie ištiesia jums ranką. Pajuskite jos rankos šilumą. Pajuskite, kaip ji kviečia jūs grįžti į moteriškumą. Įkvėpkite draugė su ja ir pajuskite, kaip šiluma užpildo jūsų širdį. Jūsų veidas atsipalaiduoja. Jūsų pečiai nusileidžia. Jūsų kūnas tampa minkštesnis. Ir dabar įsivaizduokite, pamatykite arba tiesiog žinokite, kad šalia jūsų stovi jūsų vyras. Jis žiūri jūs. Ir jūs atsisukate į jį jau ne iš kontrolės, ne iš nuovargio, bet iš savo švelnumo.
Pajuskite jo reakciją. Pamatykite, kaip pasikeičia jo žvilgsnis. Jis mato jūs. Jis nori būti šalia jūsų. Nori jūs apkabinti. Nori jūs saugoti. Jūs stovite kaip moteris, o jis kaip vyras. Ir leiskite savo tyliai pasakyti. Galbūt tyliai, o gal garsiai. Aš leidžiu savo būti švelniai. Aš leidžiu savo būti moterimi. Aš leidžiu vyrui būti vyru šalia manęs. Aš leidžiu vyrui būti vyru šalia manęs. Ir dabar be įkvėpimo iškvėpkite. Ir įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Ir įkvėpkite. Leiskite savo jausti taiką, švelnumą ir šilumą. Ir dabar lengvai pajudinkite savo rankas, kojas. Ir kai būsite pasiruošusios, atmerkite akis ir sugrįžkite į šitą erdvę. Aš tai specialiai visko stengiausi, žinai, taip nedaryti, nes reikia man pakeisti, žinai, bet nurimau, faina, gera. Tai kaip jūs jaučiatės? Matai, moteris yra kaip gamtoj. Vieną dieną saulė šviečia, gražu, gera, kitą dieną audra, kitą dieną vėl paglostymas švelnaus vėjelio. Ir kaip jaučias, pakomentuokit drąsiai. Kiek, Milda, tokių praktikų tu duodi per kursus, arba žinau, kad jis yra kartojamas, kai kurios ten nors ir po 10, 20 ir 30 kartų. Tai kiek reikės žmonėms skirti laiko tokiom praktikom tam, kad gautų rezultatą? Žinai, kaip, reikės tiesiog imti ir daryti. Nes yra praktikos, kurios prisijungia viena po kitos ir jeigu jūs padarysit vieną dieną, tai čia tas pats, ką jūs vieną dieną pamiegoja, atsimiegosit už visą likusį gyvenimą. Neatsimiegosit, ar ne? Arba jeigu pavalgysit vieną kartą per savaitę, tai dabar visą savaitę nebūsit alkanos ar alkani, nebūna taip, ar ne? Tai bet kaip prausiamės, kaip valgom, kaip miegam, tai ir tam tikras praktikas reikia išmokti daryti tiesiog kiekvieną dieną sąmoningai, taip, ir jos nėra sudėtingos. Nėra sudėtingos, suprantat? Jos yra paprastos ir esmė tai, kad tiesiog pakeisti, ten užtenka pakeisti vieną momentą, vieną požiūrį, vieną supratimą ir tai, ką jūs darėte šiaip, pradėti daryti tiesiog iš kitos intencijos, kitos motivacijos, kitos būsenos, taip? Tai va, tai esminis dalykas yra toksai. Ir va tas, žinai, tiesiog priimti. Žinai, galite paskaityti, jeigu matosi jums komentarai kitų klausytojų, tai sako, tiesiog ašaros, ačiū verkiau, vis laik šypsojusi, dėkojau, labai skiriasi, matai, kaip paveikia. Verčia pamastyti, kaupiasi ašaros, ramybė lengvumas kai kam, graudu, ačiū neįprasta, bet gera, su lengvumu ir ašaros akise. Pamačiau ankstesnę save, kuris spindėjo moteriškumu ir pasilgau jos. Tai Irma, tau čia visiškai jau ženklas, kad grįžk į tą moteriškumą, tam yra šitie kursai, programos. Tikrai aš manau, kad galite sau leisti vieną kartą gyvenime investuoti į šitą temą. Į viską investuojame. Drabužius, į maistą, kurio dažniausiai nereikia, į daiktus, kurių nereikia, bet į save. Žinotumėt, kiek Milda laiko ir pinigų yra investavusi. Tai
suprastumėt, kad ką tu turi padaryti, kokį kelią nueiti, kad galėtum kažkam pravesti tokį, kad ir nemokamą seminarą. O kursai ten maks dėliot. Tai va. Geras jausmas prisiminti save, kai buvau švelni, rami, mylinti. Žiūrėk. Tai dabar Jūratės pasirinkimas arba prisiminimus tik palikti savo gyvenimą, arba tai susigrąžinti. Tai va tiek. Aš tai žinai, kaip yra, yra labai faina prisiminti save tą švelnę, ramią ir mylinčią. Aš tai labai visada linkiu moterims prisiminti ir priimti save visokią. Vat visokią, suprantat, neišoperuojant savęs. Ir gebant valdyti ir pasirinkti, kada aš kokia noriu būti. Jūs va šiandien turėjot demonstraciją, taip? Aš galiu būti visokia. Ir nepaisant to, ką aš kalbu, tai nereiškia. Aš galiu būti ir pikta, bet šiandien aš tikrai nebuvau pikta. Aš, žinau, aš ateinu į eterį taip. Ir savotiškai, žinot, kaip aktoriai, mes su Saulium, kadangi tai yra dar online, vadinasi, mes turim įgalinti savo daugiau talentų ir užkabinti ir pajudinti ir visą taip. Ir tai yra sudėtingiau, bet emocijos pasikėlė taip pas jūs. Ir kaip reikia aktoriui įeiti ir išeiti. Ta prasme, bet irgi, ar ne? Ar mano aštrumas, ar metaforos, ar pasakymai, ar tai buvo pasakyta su pykčiu, ne, tai nebuvo pasakyta su pykčiu. Taip, tai buvo pasakyta tiesiai, šviesiai, taip, leidžiant ir priimant savo būti visokiai. Tai aš labai linkiu kiekvienai leisti savo būti ir priimti visokiai. Pirmiausia, per meilę savo. Kai pradedam priimti savo tarakonus viduje esančius, kai pamilstam savo tą vidinę bujojančią auką, ne, ta auka nebeturi poreikio tiek reikštis. Jinai tiesiog mato, jinai yra pamatyta, jinai yra priimta ir viskas. O žinokit, pat irgi yra per kūno praktikas, per judesio praktikas, stovyklos, aš jums galiu pasakyti, yra tokia problema išjudinti moteris. Ir jas realiai reikia, žinokit, tiek daug fizinių pastangų ir emocinių, ir psichologinių, kad jos per kūną pradėtų pykti ir mokėtų ir leistų savo parodyti pyktį. Ir žinokit, nežinau, kaip tūkstančius menantys akmenys yra tokios užkaltos ir bijo parodyti savo emocijas, bet supraskit tokį dalyką, jeigu moteris nemoka ar nerodyti savo emocijų, jinai nebeturi aistros. Jeigu moteris nemoka pykti, ne, tai nereiškia, kad aš vaikštau pikta ar surūgusi, bet kai man reikia, aš galiu supykti, taip? Ir jeigu kas nors, pavyzdžiui, ateina be pagarbos ar agresyviai, aš galiu savo leisti supykti ir pasakyti ir griežtai, taip? Bet tai nereiškia, kad aš viduje esu pikta, aš tiesiog moku pasakyti taip ir aš moku išreikšti taip. O labai daug moterų tai yra užgniaužusios. Ir kai aš su šito susidūriau, čia dabar per labai aštriai taip pradėjau matyti per paskutinius 3 metus, aš iš tiesų net negalvojau, kad taip yra. Bet ir tai yra taip liūdna, nes tai reiškia, kad moteris yra pusiau mirusios. Nes jos bijo. Ne? Nes reikia būti tik tai ramioms, mylinčioms, švelnioms. O būti audringa, ar ne? Atkreipkite dėmesį, moteriškas vardas yra audra, taip? Vėjūnė, kuri pusto vėjus. Tokio moteris bijo būti, to savo pirmą pradžio galingo prado, jos labai bijo. Ir jeigu jūs, to bijot, irgi tiesiog atkreipkite dėmesį. Tai va, dėkojam jums labai. Dėkojam, kviečiam dabar paspausti sekti šitą kanalą, kuriame žiūrite, sekti Mildą Instagrame, YouTube kanale, Facebook'e. Norite pasinaudoti dar žemiausios įmanomos kainos pasiūlymų, kvietimų, tai spaudžiam nuorodą, kur yra komentare, arba prašymą, arba tiesiog mildasabienė.lt. Kom ten nėra, nežiūrėjau, mildasabienė.lt, man atrodo, taip. Daug gražių įvertinimų. Ir komeras, tai atsisijojo daug žmonių, kuriem nereikėjo iki galo išbūti. Ir lieka tie, kuriem reikia daugiau patirtos vidinės meilės, priėmimo savęs ir pagaliau atrasta magija. Atsiprašom visų, kurių nespėjom aptarti klausimų. Labai turėjom šiandien trumpą klausimų atsakymų sesiją, tai tiesiog fiziškai neįmanoma. Tačiau Milda šeštadieniais, beveik visais šeštadieniais daro pagvildenimus savo Instagram kanale. Tai jeigu dabar nueisite pasekti ją, tai pamatysite, kaip
žinutę ir tikrai gausite daug atsakymų, valandos net klausimų atsakymų sesijos stiprios, tai prisijungit. Ir Rūta, kuri pradžiai tokia buvo biški, taip prieš tave priešiškai nusiteikusi, kaip nusikeikiai, dabar sako, o, jau kita kalba, o, pasijutau magiška. Tai va, tokia ir prakeliavo šiandien mūsų moteriškumo audra. Tai Milda Sabienė, aš Saulius Bagdonas, sakom iki, arba iki pagvildenimų, arba iki kurso. Iki. Iki.